Labą dieną. Pasijungiau į tiesioginę transliaciją. Šiandien kalbėsime narcisistinių santykių ir emocinio smurto tema. Mūsų transliacija bus su moterimi, kuri 10 metų gyvena Kanadoje. Prasidės 4 valandą. Pasijungiau šiek tiek anksčiau, kad spėtumėm laiku ir kad išsispręstumėm be techninių trukdžių. Tai kas pasijungsit? Sveiki, Kristina. Parašykite, ar matosi ir ar gerai girdisi garsas. Ar girdite gerai? Sveiki, Almas, sveiki, Agnes. Kristina, Indrė, sveiki, sveiki. Taip, laukiu, kol prisijungs Kristina. Parašysiu, kad jau startavau. Sveiki, Vytautai, sveiki, Viktorija. Puiku, džiaugiuosi, kad kokybė ir vaizdo ir garso yra gera. Labai smagu turėti tiesioginį eterį, kol dar šviesu, nes pastarieji buvo vakare, tai apšvietimas yra kitoks ir nuotaika kitokia. Dabar dar už lango balta. Tai iš vis labai fainas. Sveiki, Ina, Ineta, Anieška, Jolanta. Daug jūsų čia šiandien gal bus. Ir kolega pasidalino renginiu ir kaip ir aš pati matau, taip ir jūsų dalyvavimas ir susidomėjimas šituo dar kartelį parodo ir patvirtina šitos temos svarbą ir aktualumą. Nesvarbu, kiek knygų prirašyta, nesvarbu, kiek seminarų sukurta, bet tai, ką galite išgirsti gyvai iš žmonių, kurie su tuo susidūrė patys ir ne vieną kartą arba turi ilgametę patirtį toj srity, tai yra skirtumas. Yra skirtumas, man yra tekę savo praktikoje konsultacijų metu susidurti su kliente, kuri atėjo pasipasakoti savo situaciją ir nesuprato iš esmės, kas vyksta santykiuose. Supratau tiek, kad emocinis smurtas ir jai tą psichologija pasakė, bet tai, kad jie yra narcisistiniuose santykiuose ir kad būtina žinoti tam tikras strategijas, kaip norint tuose santykiuose išlaviruoti ir save apsaugoti, nežinant, kokiame santykyje esi, yra sudėtinga. Tai net ir patys psichologai, iš savo tos patirties, jeigu asmeniškai gyvenime nėra susidūrę su tokiu žmogum, jiems atpažinti narcizą gali būti sudėtingiau. Tikrai nenoriu nei pažeminti, nei pamenkinti psichologų kompetencijos, bet tiesiog vieną atvejį tokį esu turėjusi, kad klientė po konsultacijos pas psichologą negavo paramos, netgi gavo tokį pati kaip apkaltinimą, kad ji kažką negerai daro. Taip, Kristina bando prisijungti. Dar kartelį, Kristina, paspauskit. Mačiau, jūs atsiradot, bet dabar nebematau. Kažką darėt, pabandykit dar kartą. Buvot atsiradus ir dabar nebematau. Padarykit dar kartą. Kristina, laukiu. Nematau jūsų priežiūrinčių sąrašo. Ar jums ten neleido prisijungti? Kaip čia man dabar padaryti? Nieko negaliu padaryti daugiau. Sveiki, Reda. Žydrūnai, Živilė, va kiek čia jūsų, kaip fainiai. Kai daug žmonių, labai įdomu. Kristina, dar kartą laukiu, jeigu kažkas nepavyksta, parašykit man į asmeninį Instagramą. Kas ten nesiseka, ar čia kažką iš naujo reikia pradėti. Va, matau, labas, esat gerai, bandau dabar pridėti jūs, jeigu čia pavyks. Aha, nepavyksta.
Nepavyksta. Nepavyksta, nežinau kodėl, gal todėl, kad yra verslo paskyra. Gal kas nors žinot, kaip pridėti verslo paskyrą į video pokalbį? Nes nežinau. Nežinau, ar turit kas nors man kaip pasakyti, ką padaryti. Kaip pridėti Kristiną į eterį. Nežinau, Kristina. Tada, žinokit, gali tekti jums jungtis tiesiog per Kristiną J, o ne life coaching. Ir po to įrašą aš jums išsaugosiu įrašą, jūs galėsite įsikelti į savo visus socialinių tinklų kanalus. Pabandykite jungtis per asmeninę Kristiną J paskyrą čia į eterį, žiūrėti ir aš tada jūs pridėsiu. Jeigu nepavyks, tada po minutės mes dar kažką kitą pabandysim. Ačiū visiems už kantrybę. Žinokit, būna kartais tų techninių tokių pasijungimo klausimų, bet čia poros minučių bėgyje mes išsisprendžiam. Taip. Bandau per Kristiną J. Gerai, bandykit. Lauksim. Gal turit kažkokių jau klausimų iš karto? Apie narcizus, gal esate tokie santykyje, gal atpažinote, kad galimai esate tokie santykyje, gal tiesiog patiriat emocinį smurtą, aišku, galimai viešai nenorite apie tai prisipažinti, pasipasakoti. Štai. Siunčiau pakvietimą ir dabar turėčiau jūs pridėti. Kanalas, man atrodo, viskas pavyko. Yes! Labas rytas, Kristina. Labas rytas. Ar jūs mane gerai girdite? Aš girdžiu jūs puikiai, nežinau, kaip jūs mane girdit. Gerai girdžiu, labai džiaugiuosi, kad pavyko sėkmingai prisijungti. Kaip ir sakiau, paskui įrašą galėsite į savo socialinių tinklų kanalus įsikelti, aš jums išsaugosiu. Gerai, labai ačiū. Ir aš sveikinuosi, labas rytas tiems, kurie nežino, Kristina gyvena Kanadoje, teisingai? Šiek tiek laiko juostų skirtumas yra ir Kristinai yra 7 valanda ryto, jinai pasiryžo atsikelti taip anksti, kad galėtų pasidalinti savo patirtim ir savo žiniomis su jumis. Tai aš labai jums vien už tai dėkinga. Aš labai jums ačiū, Aušra, kad jūs organizavote šitą renginį ir kad mes galėsim pabendrauti šitą aktualią temą. Taip. Tai Kristina, gal galėtumėte trumpai prisistatyti, kas jūs esat, ką jūs veikiat ir trumpai, kas jūs motyvavo pradėti daryti tai, ką jūs dabar darote? Tai esu Kristina J. Aš save pristatau kaip santykių coacherė, saviugdos mentorė, bet šitą darbą aš dirbu tik pastaruosius 3 metus. Visą savo likusį suaugusį gyvenimą aš tiesiog dirbau mokytoje Lietuvos mokyklose, Kanados mokyklose ir vis dar dirbu čia Kanadoje, Albertos valstijoje. Į Kanadą mes išvykome prieš 10 metų ir atsikraustėm čia Albertos valstijoje, dar tada su tuometiniu mano buvusiu vyru ir savo 2 sūnumis. Ir labai džiaugiuosi galėdama dabar pastaruosius 2 metus gyventi netoli Banko nacionalinio parko. Aš įsikrausiu čia į tokią gražią labai vietelę, kur labai daug kalnų, ežerų ir tikrai labai nuostabi vieta. Man labai patinka irgi taip pat landscape photography, kaip fotografuoti įvairius vaizdus. Tiesiog nuostabi vieta gyventi, nuostabi vieta būti ir labai džiaugiuosi, kad galiu būti čia, gyventi čia, kad galiu taip pat dirbti šitą darbą kaip saviugdos mentoriai moterims. Ir didžioji dauguma mano klienčių yra lietuvės. Aš ir turėjau jums klausimą, vis tik tai kas į jūs daugiausiai kreipiasi? Ar turite ir amerikiečių, ar ten aplinkinių, ar iš kitų šalių, kur bet lietuvės atkreipiasi ir iš Lietuvos, ir iš kitų pasaulio šalių, teisingai? Šiaip tai taip, ir aš sakyčiau, kad didžioji dauguma, taip, mano klienčių yra lietuvės, bet jos, kadangi sesijos vyksta online, tai jos yra iš Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Anglijos ir iš Amerikos, taip, iš įvairių pasaulio vietų, bet aš turbūt sakyčiau, kad 90% mano klienčių yra lietuvės. Supratau. O ar kreipiasi vyrai?
ar vyrai susidūrę su narcisistiniu smurtu yra bandę jūs kreiptis ir ar jiems padedat, ar tik moteris konsultuojat? Aš iš tikrųjų orientuojuosi į konsultavimą moterų. Per mano šitus 3 metus darbo tai buvo, kad pora vyrų kreipėsi, bet jie daugiau iš tos pusės, kad jie patys galvoja, jog yra narcisistinės asmenybės ir ar aš galėčiau jiem padėti tai kažkaip įveikti, rasti tam tikras strategijas. Tai buvo tik tai keletas vyrų iš tos pusės, kurį kreipėsi. Supratau, o internete yra kažkokių testų, kur žmonės gali surasti ir pasitikrinti, ar jiems nėra būdingas šitas sutrikimas? Gal turite kur nukreipti? Aš nesu pati asmeniškai sukūrus kažką, bet lietuvių kalba ar ką, anglų kalba tai marios įvairiausios informacijos, ne, ir testai patys įvairiausi, ir coacheriai, ir psichologai, kurie kalba tą temą, ne, ir aš pagalvoju, kad iš tikrųjų, aišku, aš jau Lietuvoje negyvenu 10 metų ir gal su ta realybė irgi nesusidūrus, nesu tikra, kiek daug dabar apie tai yra kalbama, bet aš pastebėjau tą tendenciją, kad tai išaugo. Bet tarkim, dar tuo metu, kaip aš gyvenau Lietuvoje, tai aš nemanau, kad iš vis kažkas apie tai konsultavo, kalbėjau, ar tai buvo orientuota į tą būtent sritį apie narcisizmą, apie toksiškus santykius. Ne? Aš nesu girdėjusi tuo metu. Taip, tikrai ne, nieks apie tai nekalbėjo, nieks apie tai nemokė. Ir aš kaip išėjau į viešumą, nekurti tuos savo YouTube'ais video, kalbėti apie tai, daugiau ir atviriau, tai aš susilaukiau visokios reakcijos. Vieni žmonės, ypatingai moterys, labai palaiko ir padrasina, kreipiasi. Bet aišku, aš susilaukiau nemažai ir to tokio negatyvo, kur sako, kad aš esu tradicinių šeimų griovėja ir čia inicijuoju skyrybas ir taip ir visaip. Bet jau, kaip sakyt, manęs tai nesustabdys, ne, turbūt tai mane dar tik labiau įkvėpė kalbėti tą temą ir mokyti. O tų komentarų čia sulaukdavote iš vyrų ar iš moterų taip pat? Aš sakyčiau, kad vėlgi didžioji dauguma turbūt buvo vyrai ir yra vyrai, bet ir viena kita moteris jau pasitaiko, kad ką tu čia griauni tradicinę šeimą ir iš kur tu tokia išlindai, ką tu čia vaizduoji. Bet kaip žinot, visada tokių komentarų mes galim susilaukti. Tai nestabdom. Kuo daugiau negatyvo, tuo daugiau rodo, kad gerą darbą darai. Kažkaip taip, nes susilaukia visi tie, kurie pradeda eiti į viešumą ir kalbėti iš esmės nepatogiom arba skaudžiam temam. Tai tikrai labai įvairiausių nuomonių ir tos neapykantos irgi susilaukia. Tai tiesiog leisti tam atsifiltruoti ir nutekėti, kur reikia. Tai aš jūs, Kristina, labai norėjau pakalbinti, todėl, kad aš pati asmeniškai esu turėjusi narcisistinius santykius, esu juose buvusi ir esu iš jų išėjusi, esu daugybę narcizų atpažinusi. Nebūtinai visus tipus labai aiškiai vardinusi, bet aš jau atpažįstu tiesiog iš frazių, iš strateginių modelių, kaip jie elgiasi, ką jie daro. Esu ir su sociopatų narcizu susidūrus ir su paprastu narcizu, bet aš norėsiu jūsų paskui pokalbėje pasiteirauti, galbūt skirtumus kažkokius galėtumėt arba ypatybės, pasakyti, kuo jie skiriasi, kaip pavojinga kuris tipas ir panašiai. Ir aš dabar truputėlį nubėgau į priekį, bet dar norėjau pasakyti, kad mūsų tiesioginės transliacijos trukmė į maždaug iki 18 valandos, maksimum 2 valandos, taip apie 1,5 valandos, kad mes visą temą išgvildentumėm, 1,5 valandos planuojame trukti ir turėtumėm skirti laiko ir klausimams atsakymams, jeigu jūsų tokių bus ar ne, jeigu žiūrintis norės kažko paklausti. Na ir tada sugrįžtu dabar, kad kadangi aš pati buvau narcisistinėme santykyje, konsultuoju moteris, padedu pasiruošti santykiam, pasimatymam, atpažinti tuos smurtinius, tai man vis daugiau ir daugiau klienčių kreipiasi ir 90% atvejų narcistiniai santykiai ir tai rodo šitos problemos opumą. Ir žinot, aš galvoju, čia pasauliniu mastu iš esmės yra šitas reiškinys paplitęs, nes tikrai labai daug anglų kalba ir literatūros, ir paskaitų, ir knygų, visko, ar ne? Tai ir aš tiesiog Lietuvos moterims, tos, kurios mane seka, tos, kurios su manim bendrauja, noriu tą temą praplėsti ir padėti.
Ir aš pamačiau, kad jūs labai tinkamas žmogus esat, nes labai stipriai į tai esat įsigilinusi. Tai va, tai tada galime pereiti prie to, kad jūs pati, Kristina, esat patyrusi tą narcisistinį, ar ne, visą skausmą. Gal tada galėtumėt apibūdinti tuos narcizus, kokie pagrindiniai bruožai iš esmės narcizui, neskirstant į tipus? Tai aš pirmiausia irgi gal norėčiau pasakyti, kad moteris, kuri atsiranda net ar narcisistiniam santykiai ir kaip jūs ir pati pastebėjote, net didžioji dauguma moterų, kurios su jumis susisiekia, moterys, kurios su manim ir nori išeiti iš to toksiško santykio, įvardina tai, kad jos iš tikrųjų yra su narcizu, ne? Ir tuose santykiuose, ir jūs pati iš savo patirties tikriausiai žinot, ir aš iš savo patirties, ir su moterim, su kuriuo mes dirbam, ne, kad tie santykiai yra labai įtempti, jie yra labai toksiški, jie yra smurtiniai, ne, moteris tuose santykiuose jinai jaučiasi ir nesuprasta, ir neišgirsta, ir neįvertinta, vieniša, nepakankamai gera, ne savo partneriui, ir jinai ima abejoti savimi galiausiai, ne, tame santykyje praranda savivertę ir jaučiasi beviltiškai ir depresyviai. Ir aš pabaigoje mūsų pokalbio pasidalinsiu apie savo tą asmeninę patirtį, bet aš irgi galiausiai priėjau prie to, kad aš jau pradėjau jaustis beviltiškai, depresyviai, ir išsekusi tiesiog protiškai, emociškai, psichologiškai ir net fiziškai. Taip. Tai visi tie narcizo bruožai, net asmenybės ir priveda prie to, kad moteris taip santykyje jaučiasi. Nes visumoje narcizas yra labai paviršutiniškas ir labai tuščias žmogus, ne? Jisai turi tą labai vadinamą trapų ego, ne? Tą fragile ego. Ir turi labai tą išdidintą tokį savęs sureikšminimo jausmą, ne? Jis jaučiasi svarbiausias, didžiausias ir nesugeba mylėti kito žmogaus tą sveiką meilę. Ir kaip jūs paklausėte, ar galėčiau trumpai vardinti tuos bruožus, aš jau čia keletą ir paminėjau, bet tie grandioziniai narcizai, ne, tai jie labai nori, kad jais būtų nuolatos žavimasi, ne? Jam yra reikalinga tai tiesiog kaip maistas, kad jis galėtų išgyventi, ne? Jam reikia, kad jis būtų pats geriausias, pats nuostabiausias, pats visokiausias, ne? Ir jam yra būdingas tas grandioziškumas, ne? Pažvelkit į mano namus, į mano didybę. Į mano visą didybę, ką aš sukūriau, ne? Koks aš esu geras, visi tiesiog žavėjosi, ne mane. Kita, kaip psichologai pripažįsta, didysis tas kitas bruožas pas narcizą, tai yra ta empatijos stoka, ne? Jisai negali susitapatinti su kito žmogaus išgyvenimais, negali susitapatinti su kito žmogaus jausmais, jis nesugeba pademonstruoti tuos užuojautos, ne? Ir tai yra skaudu, nes jūs galite patirti pačią didžiausią neteisybę iš jo pusės, ne? Ir jūs galite verkti kažkur kampelį tam susigūžus. Jisai nesugeba užjausti, jis nesugeba įsigilinti ir už tai tiek daug dalykų gali padaryti be galo skaudžių, ne, kaip ir neištikimybė ar visokiausi kitokie dalykai. Ir jam atrodo, kad čia, ko tu čia taip dabar imi į galvą, čia visokie dalykai nutinka, ne, nėra tos sveikos meilės, nėra tos empatijos pas narcizą, ne, tai moteris gali verkti, nueiti miegoti visą pasikūkčiodama, o jisai atsisėsti ir eiti valgyti savo desertą, jam viskas tvarkoja. Jam viskas tvarkoja, jam nei moteris, tai, ne. Kitas dalykas, kad narcizai niekada, kaip sakyčiau, niekada, bet didžioji dauguma jų nepripažįsta savo kaltės, ne. Jie niekada negali būti kalti. Vėlgi gali skaudinti jūs aplinkinius ir niekada nesugebės atsiprašyti, priimti atsakomybės už savo tą netinkamą elgesį. Gal tai bus kažkokia istorija, ne, toksai paviršutiniškas labai dalykas, ne. Vėlgi, tai irgi yra labai skaudu, ne, nes mes norim, kad žmogus suklysta, jis prisimtų savo atsakomybę, ne, jis atsiprašytų. Bet vietoje atsiprašymo mes dažniausiai tokiam santykiui susilaukiam tik kaltinimo, tu čia išpūti burbulą, tu čia kažkokia jautruolė, ne, prasideda tas gaslightingas vadinamas, kaip tu pati vėl pradedi savim abejoti ir galvoji, kad palauk, gal tikrai čia manyje problema, gal aš čia išpūčiau tą burbulą, ne, jisai tiesiog priverčia tave abejoti savim ir vietoj to, kad tu būtum tame tikra, kad jisai yra kaltas tuo situacijų, tu pradedi save kaltinti ir galvoti, gal aš geriau patylėsiu, ne? Tas yra iš jo pusės dar ir kitų didelis menkinimas ir žeminimas, pasišaipymas net, ne? Ir ypatingai jie tai gali daryti net su tais žmonėmis, kurie yra kažkaip už jį sėkmingesni, ne? Ir jeigu moteris santykyje
kažkuo gal yra sėkmingesnė, ne? Gal jinai turi net ir savo verslą, gal jinai pabaigė tam tikrus mokslus, kurių jūs nepabaigė, gal jinai yra nuostabiai gražiai atrodanti, ne? Jam, bet reikės kažkaip tai pažeminti, kažkaip sumenkinti, kad moteris nesijustų gerai, ne? Ir ne tik moteris, tai yra ir tarpe jo draugų, ir tarpe jo giminių, ne? Jis yra pats geriausias, niekas kitas negali būti už jį geresnis ir jis visada taikysis, kad pažemint tą kitą žmogų ir kažkaip sumenkinti jo pasiekimus. Dar tas yra toksai kito žmogaus išnaudojimas, ne? Tai kiti žmonės jam tiesiog kaip daiktai, ne? Kaip objektai. Angliškai tas yra vadinamas narcissistic supply, ne? Kaip narcisistinis šaltinis, ne? Iš kurio jie tiesiog pasikrauna tą savo... Tiekėjas. Jam visi kiti kaip tiekėjai ir aptarnaujantis personalas, aš kartais vadinu. Taip. Ir tai, ne, ir tai vienas pasikrauna tą savo narcisistinę bateriją, jam tai yra reikalinga, ne? Tol, kol jam reikalinga, kol tas žmogus tinka, bet jis bus jo gyvenimo dalimi. Jeigu tas žmogus daugiau jam nepasitarnauja, netinka, netiekia to, ko jam reikia, ne, jis gali labai lengvai tą žmogų pašalinti iš savo draugų ir išmetė, ne, kaip kažkokį vienkartinį daiktą. Emocinis šaltumas yra abejingumas, ne, tai čia irgi tas yra iš narcizo pusės labai dažnas dalykas, kad jisai vėlgi, ne, trūksta tos empatijos, jis yra toksai šaltas, abejingas, nėra to tokio šiltumo. Narcizai labai dažnai demonstruoja tą pyktį ir įtūžį, ne? Tai yra, kaip aš irgi daug kalbu apie tai, kad tas yra emocinio, psichologinio ar narcisistinio smurto ratas, ne? Kada yra tas vadinamas love bombingas ir meilė ir tas medaus mėnesis, ne? Tada kažkoks triggeris įvyksta, kažkas jį užtriggerina, išbalansuoja ir tada baisinis tas pykčio proveržis, ne? Įtūžis kažkoks tai. Ir kas po to vėl seka, toks minimalus atsiprašymas ir vėl kažkoks tai love bombingas, ne? Ir va taip ir sukasi tas ratas ir sukasi dešimtmečiais, ne? Ir moterys labai dažnai dėl to ir pasilieka santykyje. Taip, nes atrodo, kad taigi nėra tai blogai, jis ir tą padaro ir šiek tiek čia geras. Nu, paskui truputį pasipykstam, truputį pamuša, truputį tenais nekalba, truputį ignoruoja, arba ten kažko neduoda, kažko nedaro, manęs negirdi, neklauso. Nu, bet taigi nėra tai blogai. Ir moteris pasimeta šitose abejonėse, nes atrodo, nu, nėra tai blogai. O jeigu nemuša ir tik tai psichologinis smurtas būna, tai iš vis moteris, kurios augo tokiose šeimose, kur nematė normalaus ir sveiko, empatiško, nesmurtinio bendravimo, jos tai priima kaip normą. Taip. Ir jeigu jų neišleidžia iš namų, tiesiog nieko jiems nedaro, bet neleidžia išeiti iš namų, jos nesupranta, kad tai jau yra smurtas, nes apribojama nuo laisvė fiziškai. Taip. Žiūrėkit, Kristina, čia gavau tokį komentarą, bet aš noriu iš karto užbėgti ir paskaityti. Parašė, o gal ištrynė. Buvo toksai komentaras, ištrynė turbūt, buvo toksai komentaras be komentarų ir be cenzūros parašysi moteris, kad ką jūs čia moterėlės kalbate apie savo buvusius santykius, apie vaikus, kokią čia žalą padarysit, kai jiems žaugs ir panašiai. Tai aš noriu pasakyti, jeigu dar žiūrite tas be komentarų, kur jūs čia buvot parašę ir ištrynę tą komentarą, tai niekas nieko nežino, apie kokį partnerį mes čia kalbam. Aš turėjau ne vieną partnerį, jūs gal irgi turėjot ne vienus santykius, niekas neidentifikuoja, niekas nešmeižia, mes nekalbam apie konkretų žmogų, mes kalbame apie narcisistinį asmenybės sutrikimą ir kaip tas pasireiškia skirtingose žmonėse, pas mus iš konsultacinės praktikos, tiek pas mane, tiek pas jūs ir palyginant su savo asmenine patirtim. Todėl jūsų komentaras, sakau tam, kas be komentarų, kur čia buvo parašęs, yra tas pats, kai čia yra smurtinis bendravimas. Kai ateini pas gydytoją ir sako, man skauda širdį, o tai kur tu buvai 5 metus, kodėl tu valgiai netinkamą maistą ir ko tu čia dabar atėjai. Tai va čia lygiai tas pats. Čia yra užpuolimas ir panašiai. Tai jūs nusidrauginkit ir pasitraukite iš mano kanalo. Ačiū ir mes toliau tęsiam transliaciją. Dėkui, Ausra. Tai žiūrėkit, Kristina, apie tuos bruožus, moteris, kaip aš pasižymėjau, pradeda abejoti savimi, jaučiasi beviltiškai, depresiškumas pradeda aplankyti, emocinis, fizinis, psichinis išsekimas, gali pradėti reikėti antidepresantų, sunku atsikelti iš lovos, ar ne? Ir dabar tie bruožai, tai yra grandioziškumas,
empatijos stoka, nepripažįsta savo kaltės, išnaudoja kitus ir emocinis šaltumas, abejingumas. Čia tokie esminiai bruožai. Kaip gali atpažinti moteris, jeigu jaučiasi santykiuose, būtent taip galima pradėti įtarti, kad galbūt yra su tokio tipo žmogumi. Ir pagal partnerio veiksmus atitinkamai tas pats. Moteris, kur žiūri, klausia, o apie moteris narcizės, ar jų veiksmai atitinkamai tokie patys kaip ir vyrų, ar yra skirtumų, ar gilinotės į tai, Kristina? Aš ypatingai daug į tai iš tikrųjų nesigilinau, bet iš tiek, kiek aš studijavau, ir kiek knygų skaičiau, tai ir ta labai garsi Dr. Ramani, kuri labai daug kalba apie narcisizmą, tai jinai pripažįsta tą faktą, kad jeigu vis tik tai yra narcisistinės asmenybės sutrikimas žmoguje, tai tiek vyras, tiek moteris, jie demonstruos labai labai panašius bruožus, labai panašius. Tai atsakėm Jūratei klausimą turbūt taip apie tas moteris narcizės. Taip vis tik tai tas nėra būdinga, kad lyčiai kažkokie bruožai išsiskirtų, ar ne? Reiktų labiau į tai pasigilinti, bet kiek aš žinau, tai tiek vyrams, tiek moterims yra būdingi šitie tokie patys bruožai. Nebent atsižvelgiant į moterų, pavyzdžiui, elgesio psichologiją, per ką moteris eina, per grožį, per vaikus, per kažką, tai vat čia gali tada tai atsispindėti. Jeigu moteris super perdėtai, pedantiškai, preciziškai save prižiūri, viskas idealu, vaikai idealūs, būreliai idealūs, mokosi ten visą kitą, nu vat į tokius dalykus, per moters psichologijos prizmę, ar ne? Ir sakyčiau, gal moterys irgi, tos, kurios linkia į narcisizmą, jos labai irgi dideliais tos manipuliatoriais, sugeba labai sumanipuliuoti vyro jausmais, arba, kaip jūs sakot, savo grožiu, savo kažkokiais pasiekimais ir taip toliau, Bet tai vėlgi nėra išimtis ir vyrui, kuris yra narcizas, ir jie būtent yra tie didieji manipuliatoriai, ir jie naudoja visas tas strategijas manipuliacinės, kad išlaikytų moterį santykiuose ir santuokoje, tai čia yra jiems būdinga. Taip, užblokavau be kompleksų, man dar parašė, kad nepavyko atsakyti konkretų klausimą be emocijų. Taip, aš esu emocionali būtybė ir esu moteris ir šita tema yra aktuali, svarbi ir man sukyla emocija, kai bando įrodyti, kad smurtas nėra smurtas. Smurtu. Tai tiesiog pašalinau iš savo paskyros, užblokavau. Taip, tai apie tas, kad moteris, pagal moterų psichologijos prizmę, ar ne? Dabar apie tas narcizo strategijas ir manipulacijas. Būnant santykėje ir išėjus iš jo, ar ne? Mums aktualu. Taip, ir išėjus iš santykio. Ir tokia jau yra realybė, kad moteris, kuri yra santykėje su narcizu, jinai patiria labai didelį tą skausmą ir tas įvairias strategijas, kurias narcizas naudoja, bet taip pat net ir santykiui pasibaigus, labai dažnai moterys, su kuriomis aš dirbu ir iš asmenės patirties žinau, kad tai nepasibaigia, kad jeigu mes išėjom į santykių ir viskas, mes gyvenam savo gyvenimą, mes pakeliam savo sparnus, tas žmogus, kuris buvo jūsų gyvenimo dalimi, jis vis dar naudos tam tikras strategijas, ypatingai jeigu moteriai dar riša ir bendri vaikai, tarkim, tai negaliu tiesiog taip paprastai atsiriboti ir nepalaikyti jokio ryšio su tuo žmogumi, tai yra reikalinga iš pagarbos vaikams, iš pagarbos jam kaip vaikų tėčiui, bet yra labai labai sunkus procesas, po viso to, nes jie irgi sugeba įmesti tas tokias savo bombikes, vėl, kad kažkaip tai tau įgelti, kažkaip tai pažeminti, kažkaip tai padaryti tave mažiau verta negu jisai. Ir tie dalykai tęsiasi ir yra skaudu ir vėl kaip moteris nuo to galėtų apsisaugoti, mes vėliau apie tai pakalbėsim. Bet grįžtant į tas manipuliacinės visas strategijas, tai turbūt labai irgi visoms mums gerai žinomas frazė yra tas love bombingas, bombardavimas meilė. Tai čia visada prasideda, aš sakyčiau, narcisistiniam santykiai tuo, kad moteris tiesiog lieka sužavėta tuo vyro, kuris parodo tiek daug dėmesio, tiek daug tos meilės, atrodo, sako, aš kaip ant sparnų, mūsų sielos apsijungia, ir dovanos, ir kelionės, ir restoranai, ir švelnumas, ir meilė, ir atrodo, tu man skirtas, tu mano sielos, ten tas vinys. Taip, ir atrodo, wow, aš sutikau tą savo žmogų, Ir kas yra būdinga, kad narcizas taip panaudos jisai ne tik tai santykio pradžioje, bet
viso santykio metu, po tam tikro iškilusio konflikto, ar kažkokios tai tokios labai įtampos situacijos, kada moteris jau bando pastovėti už save, kada moteris sako, viskas, aš nuo tavęs atsiskirsiu, man nereikia tokio gyvenimo, ne, jisai vėl, ne, tada patampa labai meilus, labai geras, vėl ten perka gėles, dovanas, neužsako kažkokią kelionę, vėl tas love bombingas grįžta, ne, į santykį. Ir moteris vėl, oi, nu tikrai, ne, man geras su juo būt, tikrai jis toks nuostabus žmogus. Ir jinai va turi tą viltį, ne, kad gal kažkada tai mano santykis visumoje toksai bus, ne, nuostabus. Ir ne, va taip laikosi įsikibus į tai, ne, matydama tą gerąją pusę narcizo, tarkim. Kitas dalykas tai būtų tas aukos vaidinimas, ne. Iš narcizo pusės, ne? Tu nežinai, ką man teko patirti, kokioje man šeimoje teko užaugti, ne? Ir aš toks vargšas, ne, tu turi mane suprasti. Ir va tuo jisai pateisina visą savo netinkamą elgesį, ar savo agresiją, ar savo smurtą, ar savo neištikimybę moters atveju, ne? Bet vien tik tai dėl to, kad jisai yra toksai, vat, auka, tu nežinai, ką man teko patirti, ne? Aš esu auka. Ir moteris vėl, ne, kada mes esam tokios empatiškos, mylinčios ir mums gaila žmogaus, ne? Pradeda gailėti. Taip, aš galiu gal kažkaip padėti, ne, jam sustiprinti jį, pakeisti jį, ne, kad viskas būtų gerai. Tai va šita taktika irgi tikrai labai dažnai yra naudojama. Gaslightingas, tai iškreipia tą jūsų realybę, ne, priverčia jūs abejoti savo tiesiog sveiką nuovoką, priverčia jūs jaustis, juk jūs būtumėte šiek tiek kuku, ar kad jums tikrai reikia kažkokios psichiatrinės pagalbos, nes jisai tokius dalykus padaro, kad ne pasako, tu pastoviai kažkur tai nukiši mano daiktus, aš ten jų nerandu, ne. Jūs galvojat, gal tikrai, nors jūs žinot, kad aš to nedariau, ne, arba kažką tai prižada ir to neištesi, arba jūs žinot konkrečiai, kad jis tai padarė, bet jis neigia tai, neigia jūsų realybę, ne. Ir tu tada tikrai galvoji, palauk, tu pradedi ten tikrinti savo e-mailus, savo žinutes, tu pradedi savim abejot, galvoji, gal tikrai aš iš proto kraustausi, ne. Ir tada dar jisai patikina, kad taip, tu tikrai, tau biški va, ne, tau reikia gal psichiatrinės pagalbos, ne. Tai va tas gaslightingas vėl mus laiko, atsiprašau, santykyje dėl to, kad mes abejot pradedam savim ir galvojam, gal tikrai problema yra manyje, gal tikrai problema visai ne jame, net gal tikrai man reikia užsirašyti pas psichiatrą ir pasitikrinti savo sveikatą, ne, nes net va taip mums praplauna smegenis, ne per tą gaslightingą. Ypatingai, kai naudojamas gaslightingas, net pasikeičia smegenyse kažkas, ar ne? Chemiškai. Aš nesu nei medikė, nei psichoterapeutė, bet jūs domėjotės ir manau tikrai pasakysit, kad netgi smegenų, nu ten kažkas smegenyse pasikeičia fiziškai, chemiškai, kai nuolat žmogus patiria va tokią būseną. Taip. Bet čia lygiai taip pat yra ir kada žmogus patiria iš viso smurtą santykyje, ne? Ta kasdieninį, tai taip. Tu gyveni nuolatiniai baimiai, tu gyveni nuolatiniai gėdoje, ne, tai patampa tavo dalimi, tai patampa tavo visos esybės dalima, ne, ir kaip sakyt, kada moterys va išeina iš to toksiško santykio ar narcisistinio santykio, jom reikalinga kaip reabilitacija, kaip kažkoks detoksas, ne, kad jos pakeistų visą savo mąstymą, kad jos susigrąžintų tą savo vertę per naują, ne, ir tai užtrunka kai kuriuom moterim metus, kai kuriuom dar ilgiau, ne, kad va tiesiog apsivalyt nuo viso to, ir kaip jūs sakot, nuo viso to, kas ten smegenyse mūsų net pasikeitė, ne, nes tai pagal mokslą, ne, tai įrėžia pačius giliausius tuos neuroninius vingius mūsų smegenyse, ne, ir mes va taip pripratę, kad mane žemins, mane menkins, ne, ir aš turiu kažkaip išgyventi su tuo, ne. Tai mes tada turime nuolatinę kovok arba bėk būseną ir nuolatinis palydovas kortizolis, kuris užvaldo visą mūsų kūną, labai išsiderina hormoninę sistemą, todėl moteris, kurios patiria emocinį smurtą, ir aš konsultacijų metu klausiu apie tą savijautą, nes būtina pasidaryti ir hormonų tyrimus ir pradėti nuo fizinio kūno sveikatinimo. Taip, labai pritariu tam aušrą. Tai
dar kita... Ties gaslightingu baigiam. Kita dar ta strategija būtų tokia, ne, kad yra nuolatinis tas moters toksai gėdinimas, ne, kad ar tai, tarkim, jos išvaizdos, ar kad jinai kažkiek priaugo svorio, ar kad tu ten nieko gyvenime nepasiekėjai, ne. Ir vėl tai priverčia moterį pasijusti tokia maža, tokia nereikšminga, ne, ir jinai galvoja, tikrai aš nieko gyvenime nepasiekiau, tikrai aš nesu tokia graži, tikrai ką aš geriau rasiu, ne? Nu, ką aš geriau rasiu? Būsiu reikalinga. Kam aš būsiu reikalinga, ne? Nėra šitas žmogus toksai blogas, ne? Ir vėl va tai priverčia ją pasilikti tam santykyje, ne? Ir tas baimių va pasėjimas, ne, moteryje, tas gėdinimas, kuris pasėja moteryje tam tikras baimės, ne? Kad niekas kitas nemylės, niekam kitam tu nebūsi reikalinga, nesi jau tokia jauna ir patraukli, nesi tokia jau seksuali, ne? Ir moteris tikrai pradeda abejoti savim, ne, ir savo tą vertę, ir jinai pasilieka, galvodama, kad aš nieko geriau gyvenime turbūt neturėsiu, ne, bet tos baimės ją laiko. Taip, bet aš noriu iš karto tada papildyti šitą komentarą, kaip įvertinti, ar iš tiesų aš esu visiškai nieko verta, įvertinti, kiek aš turiu, aišku, dažniausiai narcisistiniam santykyje būnant atribojami visi išorės kontaktai, žmogus nukertamas nuo artimųjų, nuo draugų, nuo kolegų, bet vis tiek, jeigu yra ryšys, arba anksčiau iki santykio su tuo partneriu, jeigu buvo normalus kontaktas su kolegom, buvo pagarba iš kitų, ir turėjo draugų, ir su giminėm viskas tvarkoj buvo, reikia suklusti, ar iš tiesų taip yra, ar tik tai tam partneriui aš tokia neverta. Būtent, ne. Patarimas. Sugrįžti į savo tuos pasiekimus, ne, tiesiog kažkaip rekomenduoju irgi moterim pasimti tiesiog baltą švarų lapą ar kompiuterį, kurim patogiau, ne, ir tiesiog pradėti rašyti, už ką jūs pagiria kiti žmonės, ar pagirdavo, ne, ką jūs gyvenime pasiekėte, ne, ir tada tu žiūri į tą visą sąrašą ir tu sugrąžini save į realybę, ne, ir tu supranti, kad palauk, tai kiti žmonės sako, kad aš esu ir mylinti, ir graži, ne, ir protinga, ir daug gyvenime pasiekiau, ir pati įvardinat savo faktus, ne, matot, ką jūs pasiekėte, ne, tai tiesiog sugrąžina jūs į realybę ir jūs suvokėt, kad nesu aš tokia jau bloga, kaip jisai įvardina, ne. Taip. O net jeigu ir moteris neturi pasiekimų, jai atrodo, kad nepakankamai graži, nesvarbu, esmė yra tokia, kiekvienas žmogus yra vertas pagarbos ir niekas neturi teisės mūsų trypti. Ir su mumis elgiasi tik tai taip, kai mes leidžiam. Tai vat, esminė žinutė, kad kiekvienas yra vertas pagarbos, nesvarbu, ką jis pasiekęs ar nepasiekęs. Be abejo, taip. Ir kaip aš sakau, mes kiekvienas esame nuostabus Dievo kūrinys, ne? Ir kaip jūs sakot, kiekvienas mes nusipelnėm tos pagarbos, tos sveikos meilės, ne? Ir jeigu mes to negaunam, ar aš sakyčiau, tuo atveju net iš savo partnerio santykyje, ir dabar aš jau išmokau, kad jeigu aš to negaunu, ar savo darbovietėje, ar savo, kaip aš galvoju, artimų draugų, ne? Aš turiu įgyti drąsos pastovėti už tai, kas teisinga, nubrėžti tas sveikas ribas ir tiesiog atsiriboti nuo tų žmonių. Ir aš galvoju, kada į moters gyvenimą ateina tas didysis pabudimas ir suvokimas, kad aš buvau narcisistiniam santykiai, ne, ir tu sudėlioji tą visą puzlę, tu tada pradedi dėlioti ir kitus savo santykius, ne, į visumą. Ir tu pamatai, kad palauk, ta draugė, kur aš galvoju, kad tikrai mano tikra draugė, ne, jinai irgi turi tam tikrų toksiškų savybių, ne, ir aš pradedu jai sakyti, kad man tai nepatinka, kaip tu su manimi elgiesi, ne. Ir va tokie draugai irgi kažkaip atsisijoja, ne, arba darbovietėje, ne, tu jauti, kad su tavimi bosas elgiasi neteisingai, ne, tu bandai jau pastovėti ir pasakyti, kad ne, aš su tuo nesutinku, arba aš to nepadariau, ne, arba aš nesitaikysiu su jūsų nepagarba kitų akivaizdoje. Ir viskas, tu gali net prarasti darbą ar pati išeiti iš to darbo, ne, tai kada mes įžengiam į tą laikotarpį, tai aš tik matau, kad daugelio mūsų gyvenime labai daug žmonių irgi atsisijoja po to tokio pabudimo, ne. Keičiasi gyvenimas, taip, tokių pokyčių ir atsisijoja, labai gerai pasakėt, Kristina. Taip, tai bombarduoja, love bombing, auką vaidina, gaslightingas, tai va tas realybės, kaip čia sukonfuzinimas. Iškreipimas mūsų. Iškreipimas realybės, taip, gėdinimas dėl įvairiausių dalykų. Ir vėl tas narcisistinis tas įniršis, kurį aš irgi paminėjau, ne, kuris yra būdingas narcizam, bet irgi tai yra viena kaip strategijų, ne, nes
moteris labai dažnai tokiam santykiai irgi vaikšto kaip ant įtrūkusio ledo, kaip ant įtrūkusio stiklo, ne, kaip angliškai sako, Pirštų galiukų. eggshells, ne? Eggshells. Ne? Tai už tai, kad tu vėl tada bijai išprovokuoti tame žmoguje kažkokį tai nepasitenkinimą, kažkokį tai pyktį, kažkokį tai įniršį, nes tu to nenori, ne, tu nenori. Tu nori ramybės, tu nori harmonijos ir tu savo pati sakai, geriau patylėsiu, geriau šiam nieko nesakysiu, ne. Ir vėl tai mus savotiškai kaip ir laiko, ne, tam santykiai, kai kurios moterys net patiria ir fizinį smurtą, ne, iš narcizų. Tai jos ir bijo, nes jom tiesiogiai pasako, užsičiaupk, ne, nes gausi tu, kaip sakyt, liek nuo manęs. Tai moteris vėl, jinai bijo išeiti, jinai bijo kreiptis kažkur net pagalbos, ne, ir pasilieka tokiam savo skausme, tyliai kenčia ir daugelis žmonių ir aplinkinių net nežino, jinai nepatvirauja net su kitais, ne. Jos bijo pasipasakoti, bijo irgi pasmerkimo, todėl kad įprastai yra taip su narcizais, jie visuomenėje atrodo labai gerai. Dažnai būna ir visokias pareigas, ir žinomi žmonės, ir visa kita. Ir suprantama, kad sunku kitiems patikėti. Tas, kas nepatyręs tokio smurto formos, nesupranta, apie ką tai yra ir netgi gali gauti pasmerkimo. Bet esmė, jūs apie tai dalinatės, ar ne? Aš kalbu, kiti kalba. Patikėti, kad svarbiausia yra tai, ką aš jaučiu, kaip aš jaučiuosi. Ir ką aš žinau vykstant, nesvarbu, ką galvoja kiti ir kaip atrodo kitiems. Čia žinutė visoms, kas klauso dabar ir kas klausys įrašą. Būtent, nes kas neperėjo pats, kaip jūs sakote, asmeniškai per tą patirtį, ne, jam nesuprasti. Ne. Aš iš vis galvoju, kad mūsų lietuviškoje kultūroje, ir aš vis tiek pati esu lietuvė, ne, Kanados lietuvė, bet aš augau toj kultūroje, ne. Mes turim tą tokį limituojantį įsitikinimą, ne, kad kas be nutiktų santykyje, ne, moteris vis tiek turi kažkaip jį išsaugoti. Ne. Mes tai girdėjom iš savo mamų, iš savo tetų, iš savo močiučių ir prosenelių ir iš visos mūsų visuomenės, ne, kad moteris yra ta židinio kurstytoja, ne, jinai visais įmanomais būdais turi išsaugoti šeimą. Ne. Ir už tai mes ir stengiamės ir verčiamės per galvą, ne, ir koks tas santykis bebūtų skaudus, mes bandom jį išlaikyti, mes bandom jame pasilikti, nes mes bijom visuomenės pasmerkimo. Mes bijom, ką pasakys mūsų mama, tėtė, teta, dėdė ir mūsų draugės ir visa visuomenė. Ne? Ir mes bijom irgi turėti ant savęs tą etiketę, kad kažkokia išsiskyrus moteris, ne? Kaip aš būsiu dabar išsiskyrus moteris, ne? Ir aš galvoju, kad tas dalykas labai irgi laiko moteris santykyje, ne? Tas visuomeninis spaudimas, tie visi kultūriniai įsitikinimai, tie visi limituojantys įsitikinimai. Ir daug kas man irgi ir iš lietuvių, ten buvusių draugų, ar kai kurie net šeimos nariai sako, tai turbūt, kad išvykai į Kanadą, pasidarai labai feministė, ne? Čia moterys labai yra feministiškos Šiaurės Amerikoje ir todėl, ne, tu taip čia dabar kalbi, ne, palikai savo vyrą ir taip toliau, ne? Aš tai sakyčiau, gal ir atnešė kažkokio aiškumo į mano gyvenimą ir tai matymas, ne? Matymas kitų santykių, matymas, kaip moterys iš tikrųjų, ne, nesitaiksto su nepagarba, su smurto, ne, negaliu sakyti, kad ne, man tai visai čia ne prie ko, ne, bet nėra taip, ne, kad aš čia patapau kažkokią feministę, aš čia nusistačius prieš vyrus, ne, čia dabar visi jie kažkokie tai erodai, narcizai ir taip toliau. Tikrai taip nėra, yra tikrai kiekvienoje šalyje nuostabių, pagarbių ir mylinčių vyrų, ne, bet aš tik norėjau pasakyti, kad Lietuvoje yra truputį tas mentalitetas, ne, kad aš turiu saugoti santykį, bet kokią prasme, ir jeigu vyras ten mane su kirviu po kaimą nesivaiko, ar ten nemuša, tai apie kokį čia smurtą aš kalbu, ne, čia viskas gerai. Taip, pas mus dar, sakyčiau, ganėtinai menkai emocinis smurtas atpažįstamas ir ypatingai sunku jį įrodyti teismuose. Taip, tai dar to prisibijo moteris, bet aš kažkaip raginu išdrįsti dėl savęs, dėl vaikų ir tiesiog mes turim vieną gyvenimą ir jį vienintelį šitam fiziniam kūne. Kiekvienas vertas būti laimingas. Ir galim pasimokyti iš tų patirčių. Be abejo. Dar gal paminėsiu, jeigu grįžtam į tas manipuliacinės strategijas, ne, tai yra, kada narcizas sugeba labai išlaikyti moterį tuo, kad jeigu moteris jau pradeda jinai pastovėti kažkaip už save, nenubrėžti tas kažkokias tai ribas ir jau jinai sako, kad viską kažko gero jau išeisiu iš šito santykio, ne,
tada, aišku, jisai grįžta vėl ten į tą love bombingą, paskui į pykčio didžiulį proveržį ir tavęs žeminimą, ne? Ir kita strategija, kurią jis naudoja, tai yra sukuria didžiulę šmeižto kampaniją. Tai yra, kad jisai, kada pamato, kad negalės kontroliuoti daugiau tavęs ir tavo pasirinkimų, ir jau tu tikrai stovi drąsiai ir tu ketini nuo jo atsitraukti, ne, tada jisai bando kontroliuoti, ką kiti žmonės galvos apie tave. Tada atsisuka tiesiog į jūsų bendrus draugus, į jūsų asmeninius draugus, į kolegas, į šeimos narius, į giminės ir prasideda didžiulė šmeižto kampanija, kurioje jisai bando įtikinti visus, kad jis yra toks nuostabus žmogus, bet su jum čia kažkas pasidarė tokio, ne, jum čia reikia pagalbos. Ir atranda visokias jūsų praeities kažkokias gal silpnybės, su kuriomis jūs su juo pasidalinote, ne, iškelia į paviršių ir tiesiog bando parodyti, kad koks siaubingas žmogus jūs esate, ne, o jisai vis dar nori su jumis būti, vis dar nori jūs susigrąžinti į santykį, ne, o jūs čia va tokia kažkokia visokia. Ir tai yra labai skaudus dalykas irgi moteriai patirti, ne, ir tais atvejais moterys tikrai praranda, būna ir daug draugų, ir net šeimos narių, ir giminų, kurie atsuka nugarą ir kurie patiki. Bet aš moterim irgi sakau, reikia duoti irgi savo laiko ir reikia duoti laiko tiems žmonėms, ne? Galiausiai jie pamatys, kas yra kas, ne? Nes mes žinom, kad narcizai yra labai charizmatiški, labai dažnai jie moka žmonės įtikinti tuo, kas yra, tiesa ar netiesa, žmonės tiesiog sugeria visą tą jų energiją, klauso jų, ne, jie yra tokie kaip vakarėlio sielos, ne, bendravimo sielos ir vat jam labai gerai sekasi šita taktika, šita manipuliacinė taktika, kad va dabar aš panaudosiu šmeižto kampaniją, va aš dabar, ne, va taip ir taip pasakysiu apie tą moterį ir va taip kažkaip jai pakenksiu arba ją susigrąžinsiu pas save. Apjuodinsiu kitą ir parodysiu, koks aš baltas, švarus ir skanus ir gražus. Taip. Čia moteriams, žinutė, nepasiduoti, nes aš sakau, tikėti savim, turėti bent vieną žmogų, kuris supranta ir palaiko. Ir viskas, visa kita su laiku, kaip jūs sakot, Kristina, susidėlios į savo vietas. Ir tie tikrieji žmonės, kurie yra tikrai empatiški, supratingi, jie praėjus kažkuriam laikui, jie vis tiek supras, kas įvyko. O tie, kurie ne, ir ačiū Dievui. Ir kaip sakot, vėl atsisijoja tas žmonių ratas. Ir nebūtina visiems įrodinėti. Ir ne visi supranta, nes daugybė žmonių, kaip ir sakiau, stinga supratimo apie tai, kas yra emocinis smurtas, iš esmės, kas yra nesmurtinis bendravimas. Štai, mūsų eterio metu aš sulaukiau tokio puolimo. Ką aš padariau? Pasakiau, ačiū, ne, aš netoleruoju, nesvarbu, kaip pasirodė, aš užblokavau viso gero. Ir man neįdomu, ką galvoja. Aš žinau, ką aš sakau ir ką mes čia kalbam. Taip. Tai va tas, kad nepasiduotų. Ir bent vieną žmogų, kuris supranta, turėti palaikymą. Bent vieno žmogaus. Taip, aš kaip sakau, turėti tą savo mini paramos grupę, ne? Ar tai net vienas žmogus, kuris jūs supranta, tai yra svarbu. Jeigu negalite rasti ne to patikimo žmogaus, tiesiog susiraskite profesionalą, ne? Ar tai būtų psichologas, ar coacheris, ne? Ar dvasininkas, kažkoks žmogus, kuris tiesiog galės jūs išklausyti, ne? Ir susitapatinti su tuo jūsų skausmu, ne? Ir tiesiog palaikyti jūs tuo kelionėje, ne? Tai yra labai svarbu mums turėti tą paramos grupę. Labai tikrai, nes būna ir atkritimo momentų, atrodo jau sveiksti, jau supranti viską, susidėlioja veiksmų planą ir šast, kaip iš giedro dangaus, kaip sakot, narcizas tai paprastai nepaleidžia, jis vėl tai vieną bombytę, tai kitą bombytę, tai kažką tokio. Ir svarbu tas palaikymas ir suprasti, kad gali būti ir tų atkritimo momentų, todėl tie žmonės šalia, kurie supranta, yra labai labai reikalingi. Reikalingi, tikrai, aš tikrai tam pritariu. Ir gal dar vieną norėčiau paminėti iš tų manipuliacinių strategijų, tai kad narcizas labai sugeba suklastoti ateitį, ar kaip čia lietuviškai pasakyti, kad tiesiog yra faking. Taip, future faking, ne?
ateities klastojimas ir apgaulingos vilties suteikimas, ne? Taip. Tai labai dažnai išlaiko moterį santykyje, ne? Nes vėlgi jisai turi tų gerųjų savybių ir buvo tų gražių momentų, ne? Už kurių mes bandom užsikabinti, ne? Ir jisai sako, viskas čia bus gerai, mes ten darysim tą, darysim aną, ne? Aš ten pasikeisiu dėl tavęs po kažkokio ten konflikto, ne? Ar neištikimybės ar taip toliau, ne? Ir moteris tuo tikė, ne? Iki sekančio karto, ir vėl iki sekančio karto, ir vėl iki sekančio karto, ne? Ir dešimtmečiais tai pasilieka santykiai, kaip aš sakau, moteris įsikabina į tą toksišką viltį, ne? Taip, jinai turi tą iliuziją, kurią jisai sukūrė. Taip, nes jinai turi tą viltį, ne, ir laiko įsikibusi į ją, kad vieną dieną dar viskas bus kitaip, ne, vieną dieną dar šitas santykis bus gražus, ne, ir aš tikiu juo. Ir kiek jinai tiki juo, 5 metus, 10 metų, 20 metų, moterys visą gyvenimą pragyvena, taip, ne, va tokiam skausme, ir tiesiog tikėdamos, kad kažkas bus kažkada kitaip, ne. Mes gyvenam šią dieną, mes gyvenam šitą gyvenimą, kurį mums davė viešpats, ne, ir mes turim gyventi, kaip tik galim jį geriausiai, ne, nelaukti, kad kažkada ten po 10 ar po 20 metų aš būsiu. Ne? Aš noriu būti šiandien laiminga, aš noriu šiandien sukurti savo gražų gyvenimą, savo vaikam, ne? Aš noriu atstatyti savo vertę, aš noriu skleisti sparnus ir skleisti, aš noriu gyventi pagal savo tikrąjį tą gyvenimo pašaukimą, ne? Tai kodėl aš turiu save uždaryti į tą, kaip aš sakau, toksiškumo kalėjimą, ne? Būti surakinta kažkokiam grandinėm ir iš to neišeita. Ne? Šiai dienai yra tas raktas, ne? Kurį viešpats mums duoda, kurį duoda, ne? Coacheriai, psichologai, ne, visa tai, ką mes išgirstam, yra kaip raktas, ne, kad mes galim atrakinti ir išeiti į tą laisvę. Ne. Niekas nesako, kad jūs turit pasilikti tam santykyje. Ne. Jūs galite iš to išsilaisvinti, neįdėdamos tam tikras pastangas. Taip. Arba dar noriu pasakyti, kad nebūtinai pavyks išeiti iš pirmo karto, bet kažkam išklausus mūsų šitą tiesioginį eterį jau bus pasodinta sėkla. Bus pasodinta mintis, kad pavyko va štai vienai, kitai, trečiai ir kad aš esu ne viena. Taip. Ir normalu, kad gali nepavykti iš pirmo, gal ne iš antro, bet gal iš trečio pavyks, o gal iš 5 pavyks, bet vis tiek pavyks, bandyti reikia visada. Ir išeitis yra tikrai, bet sakau, nekaltinti savęs, nesmerkti, jeigu nepavyksta iš pirmo karto, ir tai yra absoliučiai normalu, absoliučiai. Tikrai. Ir pagal iš tikrųjų tuos visus psichologinius tyrimus ir statistiką atliktą, ne, moteris, kurie bet kokiame smurte, ar tai yra emocinis, psichologinis, narcisistinis, ne, bet kokį smurtą, kur moteris patiria, jinai niekada nepalieka partnerių už pirmo karto. Nėra beveik tokių atvejų, ne. Dažnai tai moterim užtrunka nuo 7, net iki 10 kartų, kol jos jau galutinai apsisprendžia, kad viskas, daugiau aš negaliu. Aš turiu visam laikui, ne, atsiskirti visam laikui išeiti iš to santykio. Taip, nes vis laiko dar ta viltis ir iliuzija. Taip. Ir tie geri, gražūs momentai. Bet aš noriu pasakyti, kad smurtaujantys žmonės ir ypatingai turintys tą narcisistinį asmenybės sutrikimą nesikeičia. Jeigu jis žada, kad pasikeis, tai jūs turite atitolti fiziškai, išsikraustyti į kitą vietą ir stebėti per toli, iš toli, kaip jisai sveiksta, kaip jisai lanko psichoterapiją, kaip jisai keičiasi. Yra, pasižiūrėkite, YouTube'ai, yra žmonių turinčių šitą sutrikimą ir kurie psichoterapijoje gydosi 5-7 metus ir jie pasakoja savo gydymo kelionę. Taip. Ir jinai nėra tokia paprasta. Ne. Žmonės nepasikeičia po 3 kartų ir po mėnesio ir po pusės metų. Ne, tikrai ne. Tai yra svarbu. Tai yra procesas, ne? Taip. Ir aš žinau, kad vėlgi tie garsieji kalbėtojai, kurie kalba apie narcisizmą, ne, psichoterapeutai, psichologai, daktarai, ne, vis tik tai jie įvardina, kad narcizų yra labai sunku pasikeisti. Ir kad dažniausiai jie sugeba tik tai kažkiek tai modifikuoti savo elgseną tam, kad vėl arba susigrąžinti partnerį, ne, į santuoką, į santykį, arba kad parodyti kitiem, kad žiūrėkit, aš keičiuosi, ne. Bet tai yra tik tai tokia paviršutiniška elgesio modifikacija, ne, ir vat moteriai tai vėl kažkiek tai sužavi ir jinai galvoja, vau, jisai tikrai keičiasi, ne, vat jūs užsirašėte ten į kažkokius kursus, eina pas psichologą, pas psichiatrą, tikrai žmogus keičiasi, ne, ir jinai sugrįžta į santykį vėl, ne, ir tas jau pokytis gal tęsiasi keletą mėnesių, gal net tik tai keletą savaičių, ne, ir moteris vėl jaučiasi, kad oi, kad čia nieks nepasikeitė, ne, vėl sugrįžo tas senasis žmogus, ne.
Tai, bet vis tik tai, kaip ir jūs pati paminėjote, yra žmonės, kurie talpina, ne, ir video, ir pasakoja savo tiesiog tokius liudijimus, kad jie išeina iš to narcisizmo, ne, kad jie keičiasi. Ir aš vis tik tai tikiu, kad yra įmanoma tai padaryti, ne, ir kaip aš kaip tikinti moteris sakau, yra įmanomi Dievo stebuklai žmogaus gyvenime, ne, žmonės gali keistis, net ir pats stipriausias psichopatinis narcizas, jisai gali pasikeisti, ne? Bet tai turi eiti iš jo vidaus, turi būti kažkoks ten grandiozinis pokytis jo gyvenime iš širdies, ne? Ateiti tas toks užgimimas kažkam naujam. Bet tai yra įmanoma, taip. Va, rašo komentarą moteris, kad aš galiu pasakyti, kad jeigu reikėtų dar kartą praeiti per tą išėjimo laikotarpį, aš nežinau, ar sugebėčiau. Beveik 4 metų nauji santykiai vis dar gąsdina, nepavyksta atrasti happy ever after. Bet aš ir dukra esam daug ramesnės, dingo nerimas ir vaikščiojimas ant pirštų galų. Sunkiausias dalykas atrasti save per naują. Reikia laiko. Ir jūs, kaip sakėt, Kristina, vieni save susirenka iš gabaliukų per metus, kiti per 2, kiti per 3, kitiems 5 metų prireikia. Čia priklauso nuo mūsų asmenybės stiprumo, nuo to, kiek mes tų patirčių turim, nuo to, kaip mes gebam greitai atsistatyti visuose lygmenyse, nuo to, kokio dydžio ir kokio stiprumo palaikymo komandą turime. Nuo visko priklauso. Aš manau, kad tai reikalingas tas laikas, ne, gyjimui tam, ir kaip jūs sakot, kaip ir mes kalbame, ne, užtrunka vienom trumpiau, kitom ilgiau. Ir aš niekada moteris neraginu, ne, pakeisti vieną santykį kitu, ne, ir sakyti, kad dabar jau tu išėjai, ar neatsiskyrei, ar ten oficialiai išsiskyrei ir tiesiog susiras kitą žmogų, ne, kuris tave papildys, kuris tau padės šito įgyjimo kelionėje. Aš kaip tik rekomenduoju moterim jokiais būdais neiti dar į naują santykį, kol dar jūsų širdis kraujuoja, kol dar tiek daug visko ten reikia užgydyti, sugydyti, atstatyti savo vertę, ne, pasimti tiesiog tą laiko tarpą tam savo gyjimui, vidiniam tam tobulėjimui, ne, kad mes pritrauktume į savo gyvenimą emociškai sveikus ir mylinčius partnerius, ne toliau, ar partnerį, tą vienintelį, ne, kuris mums bus skirtas. Bet iš tikrųjų jokiais būdais neskubėti į santykį, nes yra moterys, kurios sako, kad ir išėję iš toksiško santykio, čia viskas, aš drąsiai, aš stipri, ne, aš čia savo gyvenimo ir laiko nešvaistysiu, ne, man reikia staiga turėti kitą partnerį, man tiesiog reikia žmogaus šalia savęs. Ir kaip sako, nuo vilko bėgo ant meškos užšoko, būna tokių atvejų, ne, nes jinai neleido savo pilnai išgyti, neleido suprasti, kas joje, kokios savybės joje pritraukia iš vis toksiškus vyrus į jos gyvenimą, ne? Tai ir vėl, ir kitas santykis, ir dar kitas vėl jisai gali būti toks pats skaudus, narcisistiškas ir toksiškas, ne? Tai, bet kaip mes ir kalbam, yra labai, labai svarbu duoti to laiko savo išgyti, tobulėti, save atrasti, ne? Suprasti, kokios savybės pritraukia tą toksišką partnerį ir kažkaip mokėti, ne, nuo to irgi atsiriboti. Tai aš manau, tai yra labai svarbu. Galime pereiti dabar prie kitos temos. Žiūrėkite, aš, Kristina, esu girdėjusi tokią frazę. Jūs arba galėsite patvirtinti, arba paneigti. Kiekvienas sociopatas ir psichopatas yra ir narcizas, bet ne kiekvienas narcizas yra sociopatas arba psichopatas. Bet narcizas gali būti ir sociopatas narcizas. Gali būti ir narcizas psichopatas. Tai dabar mes perinam prie tų pagrindinių tipų. Bet šita frazė, ar jums rezonuoja, ar galėtumėt pasakyti, kad kiekvienas psichopatas ir sociopatas yra ir narcizas, tuo pačiu iš karto? Aš kažkur skaičiau tokią frazę ir man va taip įstrigo, labai įdomiai nuskambėjo. Aš neišgirdau šitos frazės, pirmą kartą girdžiu, kaip jūs pasidalinot ją ir, kaip aš sakyčiau, it makes sense, ne? Tai tikrai taip galėtų būti, ne? Kadangi psichopatas, sociopatas, ne, tai jis tikrai demonstruoja visas tas savybės, kurias demonstruoja narcizas ir dar daugiau, ne? Tai aš tikrai manau, kad net ir pritarčiau tam, kad, ne, kiekvienas psichopatas ir sociopatas yra narcizas, bet ne kiekvienas narcizas tikrai ne kiekvienas narcizas yra psichopatas ir sociopatas, tikrai ne. Ir vėl tie, mes kaip sakom žodį narcizas, ne, tai nebūtinai mes turim
įsivaizduoti, kad narcizas toks ir yra, ne, labai grandioziškas, labai ten visus nori pasirodyti, ne, žeminantis, nes yra tų rūšių, kurias išskiria psichologai, kai kurie net ten iki 14, ne, ir aš tame dar tik studijuoju ir noriu daugiau sužinoti to srity, bet aš tai, kaip sakau, yra ties tokie pagrindiniai tipai, ne, bet kaip jūs jau įvardinote, ne, emociniai smurtautojai, tai yra tie psichopatai, sociopatai ir narcizas, bet narcizas tai yra tas overword arba tas grandiose, ne, tas grandiozinis, ne, stereotipinis narcizas, ne, jis visada nori būti tam dėmesio centre ir matomas, ir jis tai akivaizdžiai parodo, ne, jis visai susifokusavęs į save, iškila save ant pakylos, ne, labai charizmatiškas, labai egocentriškas, labai savanaudiškas, ne, ir jam rūpi jo išorė, kaip jis atrodo, ne, va tie visi dalykai, ne, bet yra ir tie vadinami paslėptieji narcizai, ne, covert narcissist, ne? Tai jie būna žmonės, kurie kaip tik jie yra tokie tylūs atrodytų ir kažkiek visai net savimi nepasitikintys. Būna, kad jie dažnai užauga šeimose, ne, kur gal jų vienas iš tėvų būtent buvo narcizas ir su juo visai nesiskaitė, ne, ir jame tas susiformavo toks užslėptasis narcizas, ne, kad aš rasiu kitokius būdus, kad žmonės galėtų manimi žavėtis, ne? Ir jie nekalba apie save tiesiogiai, tačiau randa kitų būdų, kaip pakreipti dėmesį į save ir dažnai labai vaidina jie auką, ne? Bet tai darydami, jie vis tiek naudoja tas manipuliacinės strategijas ir emocinį smurtą prieš moterį ir jie naudoja tokį labai subtilų, labai užslėptą smurtą. Ir moteris tikrai nepastebės, kad iš karto, kad tas vyras yra narcizas, nes mes labai dažnai ir kalbam apie tą stereotipinį narcizą, ne? Bet kada moteris yra su tuo užslėptuoju narcizu, jinai galvoja, tikrai ne, jisai kaip tik yra labai tylus ir gal labiau introvertiškas žmogus, ne, bet jinai vis tiek santykiai jaučiasi siaubingai, ne, nes jinai susilaukia to tokio tylaus, kaip kapsėjimas po truputėlį, ne, ar kažkaip pažemė. Įtampa nuolatinė tokia vyro vis tiek. Negali būti savimi. Ir kiti psichologai, psichoterapeutai vardina tą kaip toksišką narcizą, ne, tai kaip vieną iš tų pavojingiausių, kad jie padarys viską, kad tik tai žmonės be perstojų apie juos galvotų, apie juos kalbėtų, ne, jam nesvarbu, ar jūsų nuomonė apie jį yra gera ar bloga, jeigu jūs tik turit kažkokią nuomonę apie jį, jam to užtenka, ne, ir jie nori ne tik, kad visos grupės dėmesys suktųsi kažkaip apie juos, bet kad ir kiti elgtųsi būtent taip, kaip jisai to nori, nes nori to išsireikalauti, nes jis visiems per galvą, jisai bus toks daugiau linkęs į tą psichopatiškumą, ne, jisai gali būti labai... Gali net save žaloti pradėti. Pradėti žaloti save aplinkinius, ne, jis tik lipti kitiems per galvas, ne, tai tas toks tipas irgi yra labai skaudus, didelis ir baisus, bet tokia realybė, ne, su narcizais. Taip. Ar jūs gal galėtumėte, Aušra, šitoj srity, jeigu irgi daugiau domėjotės, skaitėt, apie kokius jūs dar tipus girdėję esat narcizų? Ne, tai va čia tie yra pagrindiniai, grandiozinis ir užslėptas. Esmė čia ir slypi, o visa kita, čia kiek nori gali išvedžioti, bet manau, kad tikrai nereikia, kadangi aš nesu psichoterapeutė ir tikrai tą sritį gilintis neketinu. Tam, kad aš atpažinčiau tuos elgesio modelius, man pakanka žinoti šitos du tipus. Bet man net tipų dabar nereikia žinoti. Aš tiesiog matau veiksmus ir aš nusprendžiau, asmuo, aš negaliu patvirtinti ir diagnozuoti, kaip diagnozės paskirti, aš nesu gydytoja, bet aš matau pagal veiksmus, kad žmogus veikiausiai galimai turi šitą sutrikimą ir reikėtų elgtis taip ir taip. Tai vat mes dabar galime ir pakalbėti, Kristina, tai kaip save apsaugoti nuo tokio santykio. Ar galima kažkaip save apsaugoti būnant jame, kol mes išeisim? Ir kaip apsaugoti po to, kai priėmėm sprendimą iš to santykio pasitraukti. Kokie skirtumai, ar yra skirtingos elgesio strategijos, būnant ir išėjus, ar vis tik tai daugmaž panašiai? Aš sakyčiau, kad daugmaž yra panašiai, ne, kaip mes galėtume save apsaugoti tiek būdamos santykyje, tiek išėję iš jo, gal kažkiek yra skirtumų ir kitokių strategijų, kurias galėtume mes panaudoti, ne, kad apsaugot save. Bet vis tik tai
būnant santykiai ar išėjus iš jo, aš sakyčiau, kaip pagrindinis dalykas ir labai labai yra svarbus, kad nustatyti tas tvirtas asmeninės ribas, ne? Ir vėl moteris, kuri yra tiesiog išsekus emociškai, psichologiškai, ne, ir visaip kaip, ir fiziškai, jai kartais būna labai sunku, ne, pastovėti, ten kažką pasakyti, nubrėžti kažkokią ribą, jinai nenori, jai per sunku, ne. Ir aš už tai sakau, kad yra svarbu pradėti tą darbą su savimi, kad atstatyti savo vertę, žinoti, kas jūs esat kaip moteris, ne, kad jūs nenusipelnėte tos nepagarbos, ne, suprasti, kad jūs nusipelnėte sveikos meilės, ne, ir tada vat, išgimdyti tą, kad nuo šiandienos aš pasakysiu ne, aš pasakysiu smurtui ne, aš pasakysiu, jeigu tu su manim taip ir taip elgsiesi, aš atsitrauksiu iš patalpos, ne, jeigu jūs esate, tarkim, vienoje dar patalpoje, vat, kalbant apie tai, ne, kaip save apsaugoti, jeigu jūs esate dar kartu su narcizu, ne. Ir tai daryti drąsiai. Ir aš kaip sakau, yra vienas dalykas nubrėžti tvirtas asmeninės ribas, o kitas dalykas yra jas įgyvendinti. Ir dar kitas dalykas yra, kad narcizas turi patirti savo neteisingų pasirinkimų pasekmes, ne? Jeigu mes tik sakysim, tu su manim taip nekalbėk, aš neleisiu tau, kad tu, tarkim, ant manęs ten šauktum, ne? Bet mes nieko apie tai nedarysim. Tai gerai, tu nubrėžiai tą ribą, bet ką tu apie tai darysi, ne? Gal tu pasišalinsi iš kambario, gal tu miegosi kitam kambarį, ne? Gal nebus jokio intymumo tą naktį, ne? Ir taip toliau. Ir tai čia nėra kažkoks baudimas žmogaus. Tai yra tiesiog... Ne manipulacijos. Čia yra asmeninės ribos. Taip, asmeninės ribos, ne, kurias mes privalom nustatyti, kad tiesiog išgyventi, ar dar esant santykiai, ar net po jo išėjus, ne? Nes tos visos strategijos jau tęsiasi, kaip mes ir kalbėjome, ne? Ir net moteriai išėjus iš santykių, tai vėl labai aiškiai, labai konkrečiai numatot, pasakot ir to laikotės, ne? Blokuoti reikia tą narcizo negatyvą, ne? Kaip aš sakau, moteriam atsiribokite emociškai, atsiriboti nuo to žmogaus emociškai. Yra tas terminas irgi vadinamas kaip taikyti tą grey rock metodą, ne? Tai yra pilkojo akmens metodas, ne? Tai reiškia, jo gyvenime jūs daugiau nesate tuo žmogumi, kuris papildot jo tą narcisistinę bateriją, nes jam reikia jūsų emocijos, reikia jūsų rėkimo, ar verkimo, ar maldavimo, ne, jūs savo pati pasakot, aš patapsiu tik kaip pilkas akmenėlis dabar jo gyvenime, ne, ir aš tiesiog viską darysiu be emocijos. Ir su kiek aš moterų dirbu ir pati per tai perėjus, mes bandom įrodyti, mes bandom išverkti, mes bandom išmaldauti, mes bandom įkrėsti jam proto, mes bandom pasakyti, kaip tu nesupranti, mano širdis plyšta iš skausmo, nesupras. Neveikia, jūs bandėte tiek metų, ne, tai dabar nuo šios dienos, ne, jūs pati savo pasakot viskas, nuo šiandienos aš patampu tik pilku akmenėliu, ne? Taip, užsidėti tą tokią pilką, va tokia, beveidę kaukę, nereaguoti, galima eiti į kambarį, išsiverkti, išsipasakoti draugą, išrėkti miške, išdaužyti pagalvę, bet jam visais įmanomais būdais stengtis nerodyti jokios emocijos. Kaip akmuo. Kaip akmuo. Ir kitas dalykas, aš noriu iš karto pridėti, kol nepamiršau, Kristina, kad kaip ir sakiau, nebūtinai iš pirmo karto pavyks išeiti, net ir susipratus, kad, tarkime, žmogus, ar tiek vyras, ar moteris, yra tokiame santykyje, bet ruoštis tam jau galima esant santykyje, skaityti pasislėpus knygą, eiti į konsultacijas, klausytis paskaitų, kalbėti su psichologu, mentoriu, psichoterapeutu, draugiai pasipasakoti, ar ne? Ruošti visą dirbą ir save stiprinti. Kad ir tas ribas atėjus tam momentui, kai aš pasakysiu, kad viskas, žinok, mums tikrai nepakeliui, aš išeinu, kad aš galėčiau atstovėti. Būtent, ne? Tai nebus kaip, aš sakau, šiandien dabar, viskas, aš čia nubrėšiu ribas, ne, patapsiu pilku akmenėliu, taip nesigaus irgi staiga, ne, bet kaip jūs ir sakot, mes turim paruošti tą dirbą, ne, mes turim, kaip jūs sakot, skaityti knygas, domėtis, žiūrėti video, ne, tiesiog ruošti save tyliai tam etapui, kada mes tikrai pasipriešinsime, ne, tam smurtai, kada mes tikrai ryšime įžengti tą žingsnį, bet kaip jūs sakot, tai viskas prasideda nuo mažų žingsnelių, ne. Galima šitoj vietoj irgi įjungti tokią strategiją, čia tiesiog iš gyvenimo patirtis, kad apsimesti, kad viskas po senoviai, bet aš darau savo darbą. Tarsi nieko nevyksta,
bet aš žinau, kad aš keičiu savo gyvenimą iš pamatų, pamažu, tau nesuprantant. Taip. Ir vaidinti tą pačią, daug maž netgi nekeisti savo elgesio, nerodyti, kad vat jau dabar taip ir anaip. Tiesiog, tai priklauso nuo to tipo irgi, kokio pobūdžio tas smurtas, ar buvo fizinis, ar nebuvo. Prisitaikyti, suprantant, kad aš tai darau dabar tiesiog imituodama teatrą. Taip. Tai yra Iš tikrųjų, tai yra net rekomenduotina moterims, kurios patiria būtent fizinį smurtą. Ne? Jeigu moteris iš tos dienos nepasakys, kad ten ar aš išeinu, ar ten bandys pasipriešinti jo smurtui, nustatydama ribas, arba ten bandydama nebūti su juo intimi ar kažką, gali išprovokuoti labai labai didelį tą vyro įniršį ir moteris tiesiog labai gali nukentėti dėl to. Tai kaip šitą rekomendaciją net ir psichologai, psichoterapeutai rekomenduoja, kad tu darai tyliai, tu ruošiet savo planą, kad tu tyliai išeisi, ir dažnai būna moterys net pasirenka, net nesakyti, kad jūs nuo jo atsitraukia, bet sako, aš ten išvykstu kažkur tai pabūti pas giminaitę, pas draugę ar ką, bet jau jinai turi planą, kad jinai jau visiškai net, galima sakyti, pabėga, yra tokių situacijų, kad turi net pabėgti, nes jeigu patiria moteris fizinį smurtą, ne? O jeigu fizinį smurtą patiria, aš žinau atvejų ir mano mama, ir kitų moterų, kurias konsultuoju, moteris bijo kviesti policiją. Nebijoti, reikia nebijoti. Va čia yra tiesiog išdrįsti. Jau geriau, nežinau, pabijoti, bet bijant drebančiam rankom iškviesti, bet kartais tai gali kainuoti gyvybę ir būti labai pavojinga. Tiek pačiai moteriai, tiek vaikam, tiek gyvūnam, tiek kitiem šeimos nariam, kurie yra namuose. Jeigu vyksta smurto protrūkiai. Tai leisti savo išdrįsti arba paprašyti, kad kitas iškviestų policiją. Gal kaimynas, gal sesė, gal mama. Tai yra būtina, kad apsaugoti save, kaip jūs sakote, tai yra pavojus net moters gyvybėje. Ne? Taip, nes paprastas stumtelėjo, moteris krito ant žemės, smegenų sukrėtimas, sutrenkimas ir viskas. Viso gero. Čia nejuokinga. Moteris, aišku, jeigu yra kentėjusi ten 10 metų smurte, jai atrodo, tai čia pastūmė, tai čia biški ranką užsuko, tai čia biški per skruostą trenkė su džinsais. Labai ne. Ir vėl tas fizinis smurtas, jeigu trumpai komentarą pasakyti, vėl mes įsivaizduojam fizinį smurtą kaip labai kažkokį tai didelę tą agresiją, kur grinai moteris jau yra sumušama fiziškai. Bet fizinis smurtas nebūtinai yra tas sumušimas, jeigu jau tu esi įsprausta į kampą, ir tu jauti baimę, tai jau yra fizinis smurtas. Jeigu tau užlaužia ranką, tai jau yra fizinis smurtas, jeigu tau trenki su kažkokiu skuduru, tai jau yra fizinis smurtas, Tai nereiškia, kad būtinai tu turi būti sumušta iki kraujų ar iki mėlynių, Tai yra siaubinga ir moterys tai patiria, Bet irgi reikia išskirti ir suprasti tai, kad fizinis smurtas nebūtinai yra tokio tipo. Fizinis smurtas jau yra ta parodoma agresija, daiktų mėtymas, daužymas sienų, įstumimas tave į kampą, neleidimas tau išeiti iš namų, Tai jau yra irgi fizinis smurtas ir jo apraiškos. Taip. Tai save apsaugoti, bandyti atsiriboti tą bejausmį veidą, ar ne, emocijų nerodyti, kartais prisitaikyti, stengiantis save apsaugoti priklausomai nuo to, kokia yra iš esmės bendra situacija, nes atrodo, tas narcisistinis smurtas yra labai panašus, bet kiekviena situacija yra individuali ir yra daug dedamųjų dalių ir reikia labai įvertinti. Jeigu nežino moteris, kaip elgti ir dabar klauso arba klausys įrašą, pasiklausti, parašyti jums, man, parašyti kitoms moteriams, kurios apie tai kalba ir paklausti, o kaip geriausia šito situacijai daryti. Taip. Tai labai gera rekomendacija. Jeigu grįžtant prie tų, kaip save apsaugoti nuo to, tai kaip mes ir minėjom, yra labai svarbu išmokti valdyti tą savo kūno kalbą ir emocijas, ir nemaldauti, neverkti, nerodyti daug dėmesio, patapti tiesiog labai tokia oficialia moterim, tiesiog žiūrėti į savo partnerį kaip į kažkokį tai verslo partnerį, kaip į kažkokį tai biznio reikalą, tik tai valgyti ten, kas yra ten, drabužiai ten, išeisim, labai trumpi atsakymai, be didelės emocijos, be didelio maldavimo, be didelio verkimo. Trumpai sausai. Labai sausai, labai pilkai, Nebandyti įrodyti narcizui tiesą ir nesiginčyti su juo, Kiek daug mūsų daro tą klaidą.
bandydamos įsginčyti, bandydamos įrodyti, bandydamos verti. Ne, jau jūs bandėt, prašėt, sakėt, maldavot, verkėt, ne, nu, neįrodysit jūs jam teisybės, ne, tai tiesiog pataupyti savo energiją gerąją, ne, tam, kad viduje tobulėti, ne, ir paleisti tą visą ginčinimąsi su juo. Tegul jūs palinksėkit galvą, taip, gerai, jeigu jūs esate ne tam santykiai, bet jūs žinot, kad jūs tam nepritarėt visų savo vidumi. Viskas, taip. Ir jums nereikia patvirtinimo. Ne. Ir dar vieną dalyką labai svarbu prie to paties, jeigu jūs galvojat, kad jūs jam pasakysit, kad tu esi narcizas ir jisai suveiks ir jisai išgirs, šito daryti labai nereikia ir tai yra, nu, tokia didelė klaida. Niekada narcizui nesakyti, kad tu esi narcizas. Ne, tikrai tai nepadės. Tikrai jis nepasakys, o tikrai, gal aš galiu daugiau apie tai pasiskaityti, gal man reikia pagalbos. Taip, kad būsit pati apkaltinta, kad esat narcizas. Nebent jūs neteisingai išvelgėte tame vyre, kad jisai yra narcizas, ne, tai tada jisai gali sakyti, o tikrai, tai gal man reikia pagalbos, aš eisiu pas psichologą, ne? Gal yra jisai tik tai linkęs, tarkim, į kažkokį tai emocinį smurtą, ne, ir jisai gali dirbti su savimi, ne, tai va tokiu atveju jo, bet jeigu jūs tai pasakysit tikram narcizui, tai tikrai jisai, tai jūs nepadėsit savo santykių ir jis tikrai neprisims kažkokios tai atsakomybės už tai. Kita rekomendacija būtų, kad nereikia atsiprašinėti narcizo be reikalo, ne? Mes iš viso, kada turim žemą ar tokią savivertę būdamos emocinio smurto santykyje, tai mes iš vis labai linkę atsiprašinėti visų aplinkų žmonių. Oi, sorry, atsiprašau, ne? Nereikia atsiprašinėti jo, jeigu jūs nepadarėte nieko tokio, kas yra verta atsiprašymo, ne? Tai tiesiog vėlgi nešvaistykit savo energijos, ne? Ar būdama santykyje, ar jau už santykių ribų, ne? Kad aš atsiprašau, kad mūsų santykis pasibaigė, ne? Kaip aš apgailestauju, ne? Nereikia to. Vėl yra labai svarbu parodyti narcizui irgi, kad jūs nebijote jau prarasti, ne? Tai vėl čia priklauso nuo situacijos ir priklauso kokio tipo smurtą moteris patiria, ne? Vėlgi, jeigu tai yra fizinis smurtas, ne, labai didelė agresija ir ten jam aš išeisiu, ne, ten drąsiai, ne, pakėlus galvą, tai vėl gali išprovokuoti jame tik didesnį įniršį kažkokį tai, ne? Bet vis tik tai, kaip jūs sakot, jeigu jūs tyliai jau darėte tą darbą, dirbot su savim, ne, atstatėt savo vertę, ne, ir jūs jaučiatės stipri, jūs galite jam drąsiai pasakyti, ne, kad jeigu šitas tavo elgesys ir toliau tęsis, aš tikrai svarstau galimybę atsitraukti, ne, ir aš nebijau prarasti šitos santuokos, šitos santykių, ne, ir aš tiesiog išeinu, ne, parodyti, kad jūs nebijot, kad jūs netikit jo melu ir visų gaslightingu, nesate nieko verta moteris ir tiesiog parodyti tą savo stiprų moters veidą, ne? Nežinau, ar jūs gal kokį komentarą žiūrite? Aš bandau žiūrėti komentarus, nes čia buvo tų klausimų, atsakiau į vieną, yra vienas klausimas, dabar kitų kažkodėl nematau, reikės pasižiūrėti. Vienas iš klausimų buvo, kaip atpažinti užsleptą narcizą, kuris netaiko love bombing. Ar gali būti, kad netaiko love bombing narcizas? Ar visais atvejais taiko, mes tiesiog negebam identifikuoti? Čia aš turbūt tokio kaip tikslaus atsakymų tai ir neturiu. Aš kiek susidūrus, tarkim, su savo klienčių, ne, ir kiek skaičius, kiek domėjusis, kiek studijavus apie narcisizmą, tai tas love bombingas yra labai, labai būdingas. Vis tik tai narcizui, ne, bet vėlgi, ne, yra tų užslėptųjų narcizų, ne, kurie nebūtinai gal tai visai ir taiko, ne, ir gali būti, kad jis naudoja visas kitas strategijas, bet, pavyzdžiui, ne love bombingą, ne, jam atrodo dar čia ko, ne, prie ko čia aš turėčiau jai pirkti kažkokias dovanas ar gėles, ne, yra kaip yra, man taip gerai, ne, tai gali irgi, kad jis netaiko to. Ar dar aš turiu truputį laiko paminėti keletą dar tų strategijų, kaip save apsaugot? Galite dar porą pasakyti ir tada labai norėčiau jūsų tą asmeninę patirtį išgirsti. Mes dar turim kokį 40 minučių eteriui. Taip. Gerai. Gal vienas iš svarbiausių, bet vienas iš svarbiausių dalykų, kurį jau mes minėjom keletą kartų, kad yra labai svarbu atstatyti savigarbą ir savivertę moteriai, ne, ir pradėti mylėti save.
man tas pasakymas, kad moteriai mylėti save, tai buvo visą gyvenimą labai svetimas ir aš pati kaip krikščionė moteris, aš visada sakau, kad mes turim būti pasižeminusios, nuolankios, mylinčios, atleidžiančios moterys, ane? Ir man tas meilė savo visada asocijavosi būtent su narcisizmu, būtent su kažkokia arogancija, ne? Egoizmu. Jo, egoizmas. Kaip aš čia save mylėsiu, ne? Bet aš dabar visai per kitą prizmę į tai žiūriu, ne? Kad meilė savo tai yra va, tas tiesiog noras, kad aplinkiniai tave gerbtų, ne? Tu žinai, ko tu nori šito gyvenimo, ne? Tu leidi savo pamedituoti, pasimelsti, išeiti į gamtą, atsigerti puodelį arbatos, ne? Turėti kažkokias grožio procedūras, ne? Meilė savo tai yra ir gebėjimas save apsaugoti nuo toksiškumo, ne? Tai yra atriboti save nuo žmonių, kurie tave smugdo, kurie tave tempia žemyną, ne? Tai į tą meilę savo čia visai atskira tema ir gal kada nors mes galėsim apie tai irgi atskirai padiskutuoti, bet tai yra labai labai svarbi strategija, ne? Kad jeigu mes norim vis tik tai atstovėti prieš narcisizmą, ar esant santykį, ar išėjus iš santykių, ar pritraukiant mylintį ir sveiką, ne, emociškai žmogui savo gyvenimą, mes turim išmokti mylėti save, mes turim atstatyti savo vertę kaip nuostabios moters, ne? Nes santykis yra meilės savo atspindys, veidrodinis efektas. Tiek, kiek aš myliu save, tiek tos meilės ir galiu gauti iš partnerio. Jeigu aš nemyliu savęs, partneris tai veidrodžiuoja ir parodo. Vat moteris, kurios įeina į tą santykį su narcisistinė asmenybės sutrikimą turinčiai žmonėmis, labai dažnai bijo mylėti save, bijo skirti laiką savo, bijo kažką savo nusipirkti, nes vaikystėje tėvai sumažino norus, jų poreikius ir visa kita. Bet jūs, kaip sakot, į tai šiandien mes nesigilinam. Ir santykyje mes turime santykio su savimi atspindi. Partneris mums parodo, kiek mes galvojame esam verti. Taip, labai teisingai. Ir dar paskutinį gal paminėsiu dalyką, ne, apie tą strategiją, kad mes turime pasikaustyti save, atlaikyti tą šmeižto kampaniją, tas aplinkinių nuomonės, ne, ir tiesiog apsupti save tais mylinčiais žmonėm, apie ką mes ir kalbėjome, ne, kad yra būtina ta nors mažytė paramos grupė ir vėlgi semti stiprybės, ne, iš kūrėjo, ar per maldą, meditaciją, per Dievo žodžių skaitymą, dvasinės muzikos klausimą, ar kas jums tiesiog, ne, duoda tą... Kas pripildo resursus mūsų. Pildo mūsų resursus, ne? Nes šita kova, jinai nėra lengva, ne? Šita kova išeiti iš santykių, užgyti po jo, ne, nėra lengvas dalykas, tai man tikrai reikia papilti tuos savo resursus kaip tik įmanoma. Yra iššūkių taip ir mes, aišku, kiekvienu atveju galim savęs paklausti, kad neužstriktumėm aukos būsenoj, galim savęs paklausti, ko šita situacija mane moko, ko aš dabar galiu išmokti, kuo man tai naudinga. Taip. Dabar noriu pasakyti, kad tie, kurie žiūrite ir esate uždavę klausimus, aš jūsų klausimų nebematau. Prašau, padubliuokit, dar kartą pakartokit klausimus, kad galėčiau pamatyti ir tuomet mes pabandysime jums atsakyti. Čia kažkokį, važiuokit, mes gavom paskolą už 25 000 eurų iš ponios Rūtos Petniūnienės. Užblokuosim poną Rūtą Petniūnienę. Nemoku dabar čia tikrai. Užblokavau. Žinot, į tiesioginius eterius visą laiką prisijungia tokių, jūs laimėjote 1 milijoną, pasiimkit, perveskit sąskaitą, atiduosim 1 milijoną. Tai dabar tie, kurie buvote uždavę klausimus ir negavote atsakymų, žinokite, kad aš nesugebu surasti jūsų klausimų, nes jie pasimetė visoj toj gauso, tai prašau, pakartokit savo klausimus ir mes tikrai atsakysim. O tada, Kristina, jeigu mes jau paminėjom tokias pagrindinės metodikas, savipagalbos priemonės, kurios padės mums apsisaugoti, ar ne tiek būnant santykyje, tiek išėjus. Aš dar noriu gal tada vieną paminėti. Yra toksai stebuklingas dalykas, kaip nutraukti visus įmanomus kontaktus. Absoliučiai, no contact. Jokio kontakto. Palikti, jeigu yra tik tai tas tėvystė sieja ir tai
Labas, kada, nerodyti emocijų, nepasakoti, su kokiais sunkumais susiduri, nieko. Labas, kada, labas, kaip atvežiau, paėmiau, viskas. No contact, visam gyvenime. Nei emocijos jokios prie to, nei nieko. Ir kaip įvardina no contact, ne, arba visiško kontakto nebuvimas, bet kadangi jeigu moteris turi vaikus, kaip jūs sakote, ne, tada tas yra limited contact, ne, tas limituotas labai kontaktas, bet vėlgi be jokios emocijos. Trumpai, biznio reikalas, ne, mes apsikeičiam vaikais ir labai trumpai. Taip, ir vis tiek, kaip padėti savo, emociškai dar, iš esmės ir sielų lygmenį, žiūrint iš dvasiškumo pusės, ar ne, tiesiog padėkoti už tą patirtį, padėkoti, kad tas žmogus jūsų gyvenime atsirado, kad jums tai padėjo paaugti kaip asmenybė, išmokti vieną, kitą arba trečią ir viskas. Tas no contact ir bendravimas ribotas, bet jis vis tiek su pagarba jam kaip sielai, kuris savo gyvenime turi tam tikrą misiją. Tai šiek tiek palengvina tą būtį ir bendravimą. Taip, nes jeigu moteris irgi bando laikyti tą kažkokį tai didžiulį įsiskaudinimą, nepykantą, net leidimą, už tai, kas jai buvo padaryta santykyje ar iš jo išėjus, jinai tiesiog pati save nuodija, ir jinai nesugebės pilnai išgyti, jinai nesugebės pritraukti sveiko partnerio į savo gyvenimą, kaip aš sakau, reikia atleisti, paleisti, palinkėti sėkmės tam žmogui jo gyvenime, padėkoti už pamokas, kurias jisai mums suteikė, gal nebūtinai jam tiesiogiai, tiesiog visatai, viešpačiui, Dievui, tam gyvenimui. Ir tiesiog, bet mes išmokom tam tikras pamokas, jisai padėjo mums patapti tokią moterim, kokią mes esam šiandien, nes be jo mes nebūtume patapti. Būtent apie tai, kad ir kaip skaudu, kad ir kaip nefaina, kad ir kokia traumuojanti ta patirtis buvo, bet tai atitinkamai, jeigu aš sugebėjau pažvelgti pozityviai ir iš to kažką paimti, man tai davė labai naudos. Iš vienos pusės skaudu, iš kitos pusės taip. Dabar Gintarė rašo, bet ar toks nuolatinis emocijų sulaikymas, spaudimas neveda į sveikatos problemas ir dar didesnį išsekimą? Tai aš iš savo pusės, Gintarė, noriu pasakyti, kad tas emocijų sulaikymas yra tik tai su vienu žmogumi. Jūs nesulaikote savo emocijų, ar ne, ir nenutraukėte to empatiško ir gražaus ir darnaus bendravimo su kitais žmonėmis. Čia yra tik tai su vienu žmogumi, jeigu jūs bendraujate taip, kaip įprastai su kitais, gausit peilį į nugarą. Jeigu nori to peilio į nugarą negauti, išlaikykite, kaip sakėt, Kristina, akmenėlio veidą. Ir nerodyti tų emocijų. Bet čia vėl gal reikėtų, Aušra, paminėti, kad aš nematau, kad moteris galėtų pasilikti narcisistiniam santykiui ir taip gyventi, taikydama tą pilkojo akmenėlio metodą visą savo likusį santykį. Tada tai vėl būtų labai nesveika. Mes čia daugiau kalbam apie tai, kad tuo laikotarpiu, kada mes ruošiamės jau atsiskyrimui, išėjimui iš santykio, mes tą metodą naudojam tik tam, kad apsaugoti kaip tik savo emocinę ir psichologinę sveikatą. Bet jeigu mes užslopinsim savo emocijas ir bandysim apsimesti tuo, ko mes nesam, ir uždėti kažkokį akmeninį veidą, kur mes visai to nenorim, ir galvosite, kad mes gyvensim likusį gyvenimą taip, tai tikrai aš to nerekomenduoju. Mes čia kalbam apie tą jau tokį įžengimą į atsiskyrimo laikotarpį, kada mes ruošiamės išeiti iš narcisistinio santykio, tai tam tikram laikotarpiui mes tai pritaikom ir išėjus iš santykio, kada mes turim reikalus su savo partneriu, tarkim, dėl vaikų ar dėl kažkokių skyrybų procesų, vėlgi, labai oficialiai, labai trumpai, be kažkokios didelės emocijos. Tai čia gal norėjau šiek tiek aiškumo įnešti į šitą vietą. Kitas klausimas yra, sveiki, kaip bendrauti su narcizu išėjus iš santykių ir turint vaikų. Toks vaizdas, kad kontrolė nesibaigė, o dar labiau sustiprėjo, tik prisidengia, skliaustelės, kabutėse. Domiuosi, kaip dukrai sekasi. Ačiū. Ar į tokius reaguoti, kaip dukrai sekasi? Aš sakyčiau ne. Aš sakyčiau ne. Ir vėl čia yra mūsų kelionė. Aš ir pati iš savo patirties žinau, kad mums pradžioje kažkaip mes turim tą lūkestį, aš taip galvoju, kad mes turim tą lūkestį, kad gerai, mūsų santykis su partneriu jau pasibaigė, mes išsiskyrėm, bet mes turim lūkestį, kad mūsų partneris buvęs
bus bent geras tėtis mūsų vaikams, ne? Ir mes norim palaikyti tą komunikaciją dėl vaikų, ne? Mes norim kažką ten suorganizuoti, kažką patarti, palaikyti tą tokį ryšį, bet vėl visą tai gali būti panaudota kaip prieš mus, ne? Ir mus vėl išderinti emociškai ir psichologiškai ir visai kaip, ne? Tai aš tik tai rekomenduočiau vėlgi labai trumpi atsakymai, kai kuriais atvejais visai net nereikalingi atsakymai, ne? Nes vėl jie bando pasitelkti vaikus kaip manipulacinę priemonę, kad per vaikus jie gautų prieimą į mus, ir vėl įtrauktų, ne? Ir vėl bus kontrolė, vėl kažkoks valdymas, vėl kažkokie tai komentarai, ne? Ir mums to nereikia. Tai vėlgi labai sausi, labai trumpi atsakymai, kartais jų visai net nereikia. Ir aš moterim irgi rekomenduoju, jeigu jau jūs atsiskyrėt nuo savo partnerio, ne, naudokite tik vieną komunikacijos būdą. Nepasilikite bendravimo ten per messengerius, per WhatsAppus, Snapchatus, per Instagramas, per telefoną. Aš rekomenduoju visada pasilikti vieną šaltinį, tarkim, e-mailas, ne? Tada mes elektroninis laiškai susirašom, tada mes turim laiko apgalvoti, ką mes jam atsakysim, ką mes jam parašysim, ne? Jeigu mes atsakinėsim į skambučius, girdėsim to žmogaus balsą, vėl mus išderins mūsų emocijas, ne? Nenaudoti balso žinučių. Žinutėmis susirašinėti, vėl ten gaunasi be galo ilgi jau laiškai, ne? Tiesiog skirti vieną tik tai tą bendravimo šaltinį su žmogumi, ne? Ir viskas, trumpai, aiškiai, čia yra biznio reikalas, tiesiog be emocijos. Taip, su pagarba, be emocijos ir, sakiau, gal ne visai girdėjusi, nes aš bandžiau per jūs pakalbėti, nenaudoti balso žinučių. Tiesiog bendraujant su narcizu gyvenime visko būna, nutinka, tai tiesiog tekstiniai pranešimai yra, kad nebūtų taip, kad vėl įveltų kokį ten gaslighting ar panašiai, kad pati matytumėt juodo ant balto, aš parašiau taip. Su ex-narcizu po skyrybų likome gyventi labai mažame miestelėje. Laikausi no contact režimo, bet kasdienybėje dažnai sutinku. Svarstau išsikraustyti kitur. Stebiu, kad noriu palaikymo, bet nesu stipri atlaikyti jo tylę paniką. Nu čia, kai mes leidžiam kitam valdyti dar savo gyvenimą. Tas momentas. Čia irgi yra gana sunkus apsisprendimas, ne? Nes vėlgi tai priklauso nuo to, kiek mes esam viduje sugiję, ne? Ir kur mes esam po visoje kelionėje, ne? Jeigu mes esam pilnai užgiję, mes jau neturim kažkokių tai didelių trigerių, ar pamatyti savo buvusį partnerį, ar jį sutikti akis į akį, ne? Tai yra paprasčiau, ne? Ir tikrai moteriai nebus taip labai skaudu ir sunku gyventi tam pačiam miestelį ir kažkur jį sutikti, ne? Bet aš sakyčiau, jeigu tai moteris dar yra to įgijimo kelionėje, ne? Ir jinai bando atstatyti savo vertę, jinai bando sugyti, jinai bando pradėti naują gyvenimą ir nuolatos šalia jos šmiruoja tas žmogus, ne? Kurį jinai sutinka ir parduotuvėje, ir gatvėje, ir dar kartais būna ten paseka moterį, ne? Tai vėl nėra tai moteriai sveika, ne? Ir vėlgi tai reikia labai didelio ryžto, kad apsispręsti, ne? Kad, žinai ką, man sveikiau bus atsitraukti į kitą kažkokį tai miestelį, išsikraustyti, ne? Būna moteris išsikrausto net į kitą šalį, jeigu neturi vaikų, ne? Bet jeigu yra vaikai, tai čia yra jau sudėtingesni reikalai, ne? Bet aš irgi sakyčiau, tai priklauso, kokiam etape jūs esate savo gijimo kelionėje, ne? Ir gal gali būti tai atsiskyrimas ir išvykimas iš to miestelio metam ar dviem, ne? Kol jūs pilnai, ne, išgysit, pilnai atstatysit savo vertę, žinosit, ką jūs darot su savo gyvenimu ir jūs galite vėliau gal sugrįžti, bet dažniausiai moterys jau ir nesugrįžta, jos atverčia tą naują puslapį, sukuria naują gyvenimą, ne, kažkur kitur ir jom taip yra gerai. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą, bet... Man atrodo, kad atsakėt puikiai ir aš dar norėjau šitoje situacijai pridėti, kad mes jau supratę, kad esam patyrę tokį santykį ir iš jo išėję, kai susitinkam dar kartą, arba gaunam kažkokį pranešimą, arba kažkokią tai bombytę, ar ten neskanų dalykėlį iš tos pusės, mes turėtumėm sustoti ir pagalvoti, ar aš dabar noriu elgtis tiesiog reaktyviai, pasąmoningai, ar pasirinksiu atsakyti išmintingai, arba iš vis nekreipti dėmesio į tai. Ar mus valdo emocija, ar mus valdo tas, nežinau, kaip čia įvardinti, sąmoningas, blaivus pasirinkimas.
Labai geras patarimas tikrai, ne? Tai kaip kitas žmogus elgesi, tai nėra mūsų kontrolėje, ne? Mes tik tai renkame, kaip mes sureaguosim, kaip mes atsakysim, ne, į tai, kaip jisai elgesi, ne? Tai čia irgi reikia labai daug tvirtybės, ne? Taip, sąmoningumo tokio, savistabos. Aha, man parašė, man prišnekėjo arba pamatė, o kaip tu čia apsirengusiai per gatvę baisiai. Ar aš reaguosiu, tai kokias tu čia nesąmonės, tu čia į save pasižiūrėk, ar aš tiesiog suprasiu, kad tai yra žmogus, kuris turi tam tikrą sutrikimą, jam reikia dėmesio ir aš renkuosi jo nemaitinti ir nereaguoti. Ir viskas. Būtent. Tai, Kristina, klausia kita moteris, sveiki Giedriau, tai kaip jums, kas davė įkvėpimo ir kaip jums pačiai sekėsi iš to santykio išeiti? Kiek aš suprantu ir kiek jūs rašėt, jūs esat ilgametę patirtį šitame tokiam smurtiniam santykė turinti moteris, kuriai pavyko ir atpažinti, ir sustiprėti, ir išeiti, ir dabar padėti kitoms moterims. Teisingai? Teisingai. Gal visada šita tema yra kažkiek jautri, kada mes paliečiam tą tokį asmeniškumą, ne? Bet ir dar aš čia esu ant savo asmeninio Facebooko profilio, tai gal ir mano draugai žiūri, bet nėra man kažkas. Tai čia priklausomai pagal tai, kiek norit, žinot, galite labai daug neatvirauti, bet kas padėjo jums galbūt susivokti, kur esat ir kas įkvėpė keisti? Taip, aš trumpai pasakysiu tokį asmeninį liudijimą ir tą savo asmeninę patirtį, neinant į labai didelės detalės kažkokias. Ir tikrai, kaip mes ir anksčiau kalbėjome, mes nedarome tai, kad kažkaip tai iškelti į viešumą savo buvusius vyrus ar savo partnerius, ne, ir kažkaip tai apjuodinti, pasmerkti, įvardinti, kad jis ten didysis narcizas ir taip. Ne, mes kalbam apie savo patirtį ir aš kaip sakau, tas skausmas, kurį aš patyriau savo santykyje, ne, man pasitarnavo tam, kad aš atrasčiau savo tikrą gyvenimo pašaukimą, kad aš galėčiau padėti kitom moterim, ne? Ir tai buvo lemta nutikti mano gyvenime ir šiai dienai, kaip aš sakyčiau, galėčiau padėkoti savo buvusiam partneriui, kad jis man davė tas gyvenimo pamokas, ne? Ir kad aš galėjau patapti moterim, kurią aš patapau šiandieną dėka jo, ne? Ir aš tikrai paleidau, aš gerbiu tą žmogus, yra mano vaikų tėvas, ne? Aš turiu 2 sūnus ir linkiu jam viso ko geriausio, kad jis sukurtų nuostabią ateitį, ne? Bet jeigu kalbant apie mane ir tą truputį asmeniškumą paliečiant šiandien čia, tai aš santykyje su narcisistinė asmenybė buvau apie 25 metus ir sakyčiau, kad 20 santuokos metų gyvenau net nežinodama, kad aš patiriu, tarkim, tą emocinį ir psichologinį smurtą, ne? Ir kad mano tuometinis vyras, tarkim, buvo narcizas, ne? Juk niekas mus apie tai mokykloje nemokė, ne? Niekas apie tai nekalbėjo. Aš buvau jauna, aš susituokiau, kaip man buvo 19 metų, ne? Tai niekas nemokė, kas yra tas sveikas santykis, kas nesveikas, kas yra toksiškas, kas yra narcisistinės asmenybės sutrikimas, iš vis niekas apie tai nekalbėjo, ne? Ir gal sakyčiau, pabudimas į mano gyvenimą atėjo tuo met, kuomet tas buvimas tam nesveikiame santykyje mane privedė prie visiško psichologinio, emocinio išsekimo ir privedė mane prie tokio beviltiškumo, beprasmybės ir net depresijos. Ir tada mano šeimos gydytojas tai vardino kaip situacinę depresiją ir jisai pasiūlė ją gydytis vaistais arba atsitraukti iš situacijos, kuri mane slegia, iš situacijos, kuri mane skaudina ir kuri mane žaloja psichologiškai. Ir aš pasirinkau ne vaistus, ne, bet aš pasirinkau atsitraukti iš santykio ir tuo laikotarpiu galvodama, kad atsitraukiu tiesiog tam tikram laikui, kaip kokia reabilitacija, ne? Kad aš tiesiog gydysiu save nuo tos situacinės depresijos. Ne? Tai gal sakyčiau, mane pastumėjo į tą atsitraukimą nuo partnerio, tiesiog mano vidinė, emocinė ir psichologinė būsena ir visas tas buvimas santykiai būtent mane privedė prie to, ne? Kad aš ėmiau taip jaustis ir susirgau depresiją, ne? Ir aš pasirinkau tą kelią, kad ne, aš noriu atsitraukti, aš noriu gydytis, aš noriu ieškoti, ne? Ir kada aš atsitraukiau nuo savo buvusio vyro, aš labiau pradėjau domėtis iš viso, ne, kas nutiko, kaip taip atsitiko, kodėl, ar tikrai šitas santykis mane privedė prie tų emocinio išsekimo, ne? Ir tada atėjo tas atgimimas į mano gyvenimą, aš pradėjau
klausytis video apie emocinį smurtą, apie narcisizmą, dirbau su psichologais, su coacheriais, užsirašiau ten įvairiems kursams visokiems. Ir tada supratau, atėjo tas momentas, kad tada tai aš patyriau emocinį ir psichologinį smurtą visą savo gyvenimą. Ir aš tada tiek daug skaičiau, tiek daug klausiau, aš tiek daug kursų pačių įvairiausių pabaigiau. Ir man viskas pasidarė taip aišku, viskas susidėliojo kaip puzliai į savo vietas. Ne? Ir tada aš toliau pradėjau mokytis, pradėjau atstatytis tą savo kaip moters vertę, nubrėžti tas ribas ir pradėjau po truputį tai taikyti praktiškai, ne? Nes man vis tiek teko bendrauti su savo buvusiu vyru, ne kas liečia vaikus ir taip bandė sugrįžti ir taip toliau. Aš ten pradėjau studijuoti koledžą, life coachingą, žodžiu, tai mano buvo didysis pabudimas, didysis laikas, kaip man, wow, štai kas man nutiko ir aš žinau, kad daugeliui moterų gali nutikti tas pats. Užauga sparnai. Taip, ir aš noriu to moterim padėti ir man užaugo tie sparnai. Ne? Ir kai mes kalbėjom, kad moteris ne iš pirmo karto palieka santykį, ne, tai aš nebuvau išimtis, ne, aš atsitraukiau tam laikotarpiui ir gal tam buvo apie 8 mėnesiai ir po to aš vėl sugrįžau į santykį, nes mano buvęs partneris po daug pykčio ir ten mane žeminimo ir smerkimo ir kaltinimo ir visokių šmeižtų kampanijų vėl panaudojo kitą strategiją, ne, kad vadinama tą love bombing, ar labai daug gėlių ir dovanų ir meilės. Ir tikrai žmogus atrodė nuoširdžiai keičiasi ir tobulėja, ir kursus visokiausius užsirašė, ne, ir kažkaip priartėjau prie Dievo ir man atrodė, wow, aš su tokiu žmogum norėčiau likti ir gyventi visą savo gyvenimą. Ir aš sugrįžau į santykį ir labai gaila, bet tas pokytis jisai nesitęsė ilgai ir tada aš vėl kovojau dar ten už tą meilę, už tą santykį, gal kokį pusmetį daugiau, bet vis tik tai pasiryžau galutinai atsitraukti, nes supratau, kad niekas nesikeis ir aš vėl grįšiu į tą patį skausmą, į depresiją, į beviltiškumą, arba aš turiu tiesiog išeiti visam laikui, ne? Ir aš apsisprendžiau išeiti visam laikui ir atsiskyriau ir po gerų metų po to padaviau savo vyrą skyryboms. Ir šią dieną esu išsiskyrus, esu vieniša 2 sūnų mama, bet iš tikrųjų nesigailiu, kad priėmiau šį sprendimą ir tas mano patirtas skausmas įkvėpė mane pradėti tą tarnystę. Net aš įvardinu tiesiog, kad tai yra kaip tarnystė smurtą patiriančiom moterim. Pradėjau apie tai garsiai kalbėti, drąsiai kalbėti, ne, kurti video YouTube'ės kanale, vesti tas paskaitas temomis, ne, apie emocinį smurtą, apie narcisizmą. Ir kaip minėjau, labai daug paskaitų. Vau, aš pažiūrėjau YouTube kanalą ir galvoju, vau, tas, kas susidūrė su šituo klausimu, tikrai eikite pas Kristiną. Kristina J. Esu verta meilės YouTube kanale, ten labai daug informacijos. Vieno vietoj sistemingai. Nereikia niekur papildomai blaškytis. Ačiū, Aušra. Taip, ir kaip aš minėjau, kad iš vienų susilaukiu to palaikymo, iš kitų pasmerkimo ir kad aš esu skyrybų propaguotoja ir tradicinių šeimų griovėja ir taip toliau panašiai. Aš kaip sakau, manęs tai nestabdo, mane tik įkvepia dar ir toliau ir labiau toj srityje dirbti. Ir šiai dienai dar mano pagrindinis darbas yra darbas su vaikais mokyklėlėje, santykių coachingas yra daugiau toksai, kaip aš sakau, tarnystė moterim, bet aš turiu tą viziją ir aš turiu tą svajonę, kad vieną dieną taip pat taps mano pilnu darbu, pilnu tempu, aš turiu tiek svajonių, kad aš galėsiu rašyti ir knygas, ir sukurti kursus, ir daryti laivus, ir tai tiesiog mane kažkaip veža, stumia į priekį, tai atrodo, taip dabar tikrasis mano gyvenimo pašaukimas, ir aš noriu padėti moterims išeiti iš tos vergystės ir iš to toksiškumo kalėjimo, atstatyti savo kaip nuostabios Dievo dukros vertę, pradėti mylėti save ir išskleisti tuos sparnus naujam ir tam nuostabiam skrydžiui. Ačiū Jums, Kristina, Jūs darote tikrai labai prasmingą, labai vertingą, labai svarbų ir neįkainojamą darbą, nes tuo, ką Jūs darote, prisidedate prie kiekvienos moters, kuri kažkiek Jūs išgirsta gyvenimo pokyčio. Nors maža kruopelytė arba po kruopelytė, tie pokyčiai tampa didžiuliais, kol sustiprėja tie sparnai vėl naujam skrydžiui. Ir norėjau pasakyti, kad ar tai būtų moteris, ar tai būtų vyras, kuris dabar klauso arba klausys įrašą, jeigu supranta, kad yra smurtinėme santykyje, kuriame kenčia, kuriame senka jo gyvybinės jėgos, visi resursai, kūnas pradeda sirgti.
Ir ypatingai, jeigu būna, pavyzdžiui, vaikų, žmonės kažkaip vengia atsiriboti, nes sako, aš būsiu vienišas. Tai aš noriu tiesiog gražiai papildyti, kad jūs nesate vienišas, jūs turit vaikus, jūs jau esate šeima. Tiesiog nėra arba vyro, arba moters. Bet kai yra kažkuris iš tėvų, yra vaikai, tai jau yra šeima. Taip. Tai tas, kad save iš aukos išneščiau tos pozicijos ir pozityviau pati žiūrėčiau į tą visą situaciją. Taip. Ir dar turiu vieną. Sakykit, noriu papildyti, kad yra žmonės, kurie neturi vaikų irgi, ne, ir dar labiau bijo kartais, ne, bet reikia suprasti, kad mes atveriam duris naujom galimybėm, naujiem žmonėms, naujom pažintim ir tas žmogus irgi jis nėra vienas, ne, jis yra su kūrėju, jis yra su gamta, jis yra su kitais žmonėm ir gyvenimas parūpins jam naują šeimą. Taip, tikrai taip. Aišku, reikia dirbti su savo charakterio savybėm, su savo visom tom patirtim, suprasti, kodėl aš elgiausi vienaip arba kitaip, suprasti, iš kur tą modelį paėmiau, koks mano dažniausiai veikiantis modelis, kuris yra, pasirodo, netinkamas santykiuose, atsekti tai, tuos dėsningumus, ar ne, tada pradėti tai taisyti, sąmoningai keisti, stebėti savo elgesį ir taip toliau. Ir dar vieną dalyką, kurį aš noriu pasakyti tiems, kas žiūrės ir kas žiūri dabar, kad žmonės, kurie išeina iš to santykio, kaip ir jūsų patirtis, ir paskui grįžta, dažnai paskui išeiti antrą kartą būna dar sudėtingiau, nes kai grįžti į santykį, tave įtraukia dar labiau. Tai tiesiog tas grįžimas, jeigu žmogus keičiasi, aš sakau ir klientams konsultacijų metu, stebėkite iš toli. Gerai, aš priimu tave, gerbiu, vertinu tavo pastangas labai ir labai džiaugiuosi, kad tu keitiesi. Bet metus laiko arba 2 metus laiko mes gyvenam atskirai ir mes nebendraujam ir nesusitinkam. Nu, vat kaip pavyzdys, ar ne? Tu sveik, aš labai tave palaikau tikrai, tik be mano pagalbos, nes aš pirmiausia turiu pasirūpinti dabar savimi. Ir gali būti, ne, tokių atvejų yra, kad žmonės išeina atskirais keliais, ne, kiekvienas daro tą individualų darbą su savimi, ne, ir būna tikrai, kad poros kažkaip sugeba įdėję daug to darbo, nesugrįžti dar kartą ir mato, kad wow, mes tikrai nepasikeitę žmonės, ne? Mes turime kažkokias kitokias vertybės, daugiau pagarbos viens kitam, ne? Tarsi užgimsta tai naujai meilei ir naujam santykiui. Tai tikrai nėra visiškai beviltiška, bet kaip mes ir anksčiau kalbėjom, ne, labai gaila, bet su narcisistiniais asmenybės sutrikimu truputį yra kita situacija ir nedažnai tie dalykai vyksta, bet jie yra galimi. Galimi, tik tai nereikia taip tai iliuzijai pasiduoti ir gyventi viltimi. Ne. Racionalumą ir šaltą protą šito vietoje įjungti. Kaip atstatyti sugriautą pasitikėjimą vyrais? Aš noriu pasakyti, man pirma mintis, kuri šauna, tai yra, jeigu man nepasisekė su 1 arba su 2 arba su 3 vyrais, nereiškia, kad visi vyrai yra blogi. Apsidairyti aplinkui, kiek yra nuostabių vyrų, kiek yra gražių šeimų, kur ir pagarba, ir pasitikėjimas, ir visa kita yra. Taip, aš rekomenduočiau, nenoriu savęs reklamuoti, bet aš esu sukūrus visą atskirą video savo YouTube'ės kanale, būtent aš kalbu, kaip atstatyti sugriautą pasitikėjimą. Tai labai gerai reklamuokit, ir ką reikia daryti. Yra tam tikri irgi žingsniai, apie kuriuos aš kalbu, kaip tiesiog tai susigrąžinti, ne? Ir tai irgi prasideda nuo to vidinio darbo irgi su savimi pirmiausiai, ne? Kad mes iš vis po toksiško santykio mes kartais prarandam pasitikėjimą iš vis žmonėje, ne? Mes prarandam pasitikėjimą visais žmonėm, ne tik tai vyrais, ne? Tai yra darbas su savimi, ne, kaip vėl sugrįžti į tai, kad tikrai yra daug nuostabių žmonių, kurie yra verti mano pasitikėjimo ir mano meilės, ne? Ir aš negaliu užblokuoti savęs ir pastatyti tą sieną ir sakyti, kad viskas, visi vyrai yra tokie, ir anokie, ir kitokie, ir toksiški, ir egoistai, ne? Ne, tai mes tik pačiu savo kenksime, ne? Tai tikrai yra įmanoma atstatyti pasitikėjimą žmonėje ir pasitikėjimą vyrais, ne? Ir sukurti savo naują ir gražų gyvenimą pasitikint žmonėmis. Taip, iš esmės pradėti vėl tikėti gerumu. Taip. Gerumu, kad gerumas egzistuoja. Ir jeigu man nutiko taip skaudžiai, man taip skaudėjo, tokia žaizda atsivėrė, puliavo ten, kunkuliavo viskas, bet tikrai
yra daug gėrio pasaulyje, yra daug nuostabių žmonių, stengtis save integruoti į tokią palaikančią, šiltą, teigiamą aplinką, kur emociškai sveiki žmonės renkasi. Ar tai tas palaikymo grupės, ar tai moterų ratus kažkokius, ar tai moterų palaikymo grupė kažkokia. Vat eiti, ieškoti savo tos šiltos terpės. Šiltos terpės. Ir paklausykite Kristinos paskaitą YouTube kanale. Kristina J. Esu verta meilės. Teisingai? Kaip atstatyti pasitikėjimą vyrais? Ten tikrai surasit. Prašau. Aušra, prašau. Viktorija, tikiuosi, mes atsakėm jūsų klausimą ir gavote netgi nukreipimą, kur galite paklausyti visą paskaitą. Jeigu dar turite klausimų, prašom, mes jūsų paslaugoms su malonumu atsakysim, o kol kas aš labai džiaugiuosi mūsų, manau, puikiai pavykusių dialogų. Jūs davėte labai daug žinių ir mano auditorijai, ir jūsų auditorija, kiek gebės pamatyti, galėsite paskui tą įrašą įsikelti. Labai jums ačiū, kad atsikėlėte taip anksti, susiruošėt. Tai va. Aš žinokit, nebegirdžiu jūsų kažkodėl. Kažką paspaudėt. Va, man bandė kažkas tai skambinti ir truputį išderino settingus. Aš noriu jums, Aušra, labai padėkoti, kad jūs mane įkvėpėte šitam laivui, kad jūs mane pakvietėte. Ir aš tikiu, kad tai bus mano sekantis žingsnis, mano šitoj visoje kelionėje irgi, kad aš drąsiau dar galiu išeiti į viešumą, aš galiu daryti laivus, nes aš kol kas nelabai daug darau tokių dalykų, ir moterys yra, kurios domisi ir klausia, kad Kristina, ar jūs turit kažkokią tai grupę, ar darot kažkokius tai laivus, bet kadangi aš, kaip sakau, dirbu dar pilną etatą, ir mokyklėlėje su vaikais, man gana yra sunku viską suderinti, bet man šitas laivas su jumis, Aušra, mane tikrai įkvėpė, kad tikrai kalbėti ir drąsiai kalbėti ir daugiau daryti tų laivų, ar su jumis, ir su kitom moterim, tai aš manau, kad tai yra naudinga. Tas toksai bendravimas gyvas su auditorija ir atsakymas jų klausimus, tai aš esu jums labai dėkinga ir jūs tikrai darot nuostabų darbą kiekvienos moters gyvenime taip pat ir aš pasidomėjau, ką jūs dirbat, ką jūs darot, tai yra nuostabu, kad tokių žmonių yra ir žmonės turi tuos resursus, jie turi į ką gali kreiptis, ir tobulinti savo santykį ir kaip jūs vedate moteris į tai, kad teisingai deitintų, ir eikos pasimatymus ir atstatytų savo vertę, tai yra labai nuostabus darbas, ką jūs darot ir esu jums dėkinga už tai. Ačiū jums, Kristina. Jūsų puikiai iškalba, jūs esat absoliučiai pasiruošusi tiesioginiams transliacijoms jau dabar. Duodu jums leidimą. Dėkui, priimu. Tikrai atrodo, kad ne vieną kartą esate darusi, žinot, jeigu inicijuoti pačiai, vesti. Galbūt pirmą kartą nedrąsu, bet aš jau darau dabar ne pirmą kartą ir aš pagaunu, kad man tą daryti labai patinka, aš kaifuoju, aš jaučiuosi kaip žuvis vandenyje ir jūs dar kartą patvirtinat ir ne vienas pašnekovas, kurį kalbinau, lektorius, mentorius, patvirtino, kad malonu su manimi turėti pokalbį, tuo pačiu pasidalinti žiniomis ir tai įkvepia ir mane tuo pačiu įkvepia, tai daryti dar daugiau. Taip, tikrai. Ačiū labai. Ačiū jums, ačiū visiems žiūrėjusiems. Klausimų, jeigu turėsite, rašykite po video įrašu, galite šitą transliaciją ir įrašų pasidalinti kuo plačiau, kuo daugiau žmonių apie tai išgirs ir sužinos, tai jūs gausit savo karmos taškų ir tiesiog galit gerą darbą padaryti, net nežinodami kažkam, ar ne? Ir jeigu turėsite klausimų paskui po transliacijas, galite rašyti. Asmeninės konsultacijas daro tiek Kristina, jinai ir coachingo metodų daro, o aš darau tiesiog kaip moterų mentorė, pagal savo metodiką mes bendraujam ir aš padedu surasti tuos sprendimus ir duodu įrankius, rekomendacijas, ką galima būtų daryti, kad savo padėtumėt. Tai ačiū jums, Kristina, ačiū visiems žiūrėjusiems, dalyvavusiems, uždavusiems klausimus. Gražios jums dienos. Ačiū, diena tik prasideda, jums gražiaus vakaro ir gražiaus likusio savaitgalio. Labai ačiū, Aušra, jums už viską. Ačiū, viso geriausio. Sudie. Sudie.